Žalimas nusileidžia 17.4, aišku, tas dar nematau. Labas vakaras visiems. Nors dar laukiam, paskui paaiškinsiu, ko mes laukiam, bet kadangi transliacija 5:30, tai leiskite pradėti laiku. Tai dar sykį labas vakaras, ačiū, kad susirinkote. Ačiū pranešėjams suradusiems laiką. Tema mūsų kvietime buvo nurodyta, iš tikrųjų gal daugam ir yra aiškus atsakymas, bet panašu, kad ne visiems, ir nutarėm iš tikrųjų pakalbėti apie tai, kas jaudina mūsų piliečių nemažą dalį ir kas jaudina mūsų partnerius užsienyje. Kalbame apie antisemitizmą, žinome, plačiau aš čia nekomentuosiu, žinome, su kuo tai yra siejama. Tai klausimas, kurį ypač aštriau pradėjo kelti liberalų sąjūdis dar 23 metų. Pradžioje, po to prie to prisijungė ir kitos politinės jėgos, bet tas reiškinys neslopsta, o panašu plečiasi ir ypač tai susijęs su dabartinės valdžios situacija. Tai štai apie tai ir susirinkom pakalbėti įvairiais kampais. Mūsų tarp yra ir viena iš šio renginio irgi organizatorių be Liberalės instituto, Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, yra konservatorius Matas Maldeikis, liberalas Simonas Kairys, ką tik atsisveikinęs su ministro postu, bet sėkmingai įsijungęs į Seimo veiklą. Turim profesorių Alfonsą Eidintą, turim profesorių Laurą Belinį, turim Eltos redaktorių Vytautą Briuverį, prisijungęs yra profesorius Justinas Žilinskas iš Mykolo Riomerio universiteto, profesorius yra Petras Auštrevičius, Europarlamento narys. Turėtų už 5 minučių nusileisti iš Briuselio dar vienas europarlamentaras, profesorius Dainius Žalimas, kuris bandys transliuotis iš Vilniaus aerouosto. Ir laukime, kad prie mūsų prisijungtų Eldad Beck, žurnalistas dirbantis Jerusalem Post. Jo kalbelė bus anglų kalba, atsiprašau, vertimo nebus, bet aš manau, kad čia nekils dėl to problemų. Tai ilgai negaištant, žinau, tam tikri laikai čia mūsų visus spaudžia, dalies pranešėjų, tai gal pirmai leiskite suteikti žodį Viktorijai, kuri pabandytų atsakyti į klausimą, ar liberalai gali būti nuosekli, jei prireiks 4 metus, opozicija antisemitizmui. Prašau, Viktorija. Ačiū, Raimundai. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Visų pirma, noriu padėkoti Raimundui Lopatai už organizavimą šios konferencijos su ganėtinai tokiu tiesmuku pavadinimu. Nebuvo labai lengva valdyboje Seimo pritarti šiai konferencijai, bet pavyko, tuo džiaugiuosi. Tai parodo tam tikrą pakankamai platų mąstymą ir valdybos narių iš valdančiosios koalicijos. Šiaip mes šiandieną susirinkame simbolinę dieną, bet tai nebuvo planuota, kad būtent šiandieną po vyriausybės priesaikos, kelios valandos po priesaikos, mes susitiksime ir kalbėsime šią temą. Ir galbūt būtų pagunda kai kam sakyti, kad, iš esmės burtas mestas, darbai pradėti, ko čia dabar gręžiotis atgal ir diskutuoti apie tai, ar yra antisemitinė valdžia ir apie apskritai visą tą situaciją. Bet man rodos, kad labai svarbu yra ir šiandien, ir artėjančius mėnesius, o jei prireiks ir metus, labai tiesiai, paprastai žodžiais, aiškiai nepavargti įvardinti dalykus, kurie yra akivaizdus. Čia pastarosiomis savaitėmis kelis kartus turėjau progos kalbėti su Seimo nariais iš koalicijos, ką tik susidariusios, kurie vis ragino ir beveik kaltino, sakydami, kad, būkit geri, neaitrinkit tos temos, juk matote, yra premjeras, yra, siūlomi ministrai, tokie, kaip sakyti, ir technokratai, ir politikai,
Taip, 100 dienų taip pat buvo minėta, 100 dienų šiandieną kelis kartus salėje. Ir čia turiu pasakyti iš karto kaip opozicijos atstovė, kad manau, kad tokios kalbos jos šiek tiek yra ar netgi gerokai atitolusios nuo realybės, nes kuomet kalbi kaip politikas, kaip parlamento atstovas, Seimo narys, su partneriais, su žmonėmis ne tik iš kitų valstybių, ne tik su politikais, bet šiaip visuomenininkais, pažįstamais žmonėmis, neturi progos kažko tai kaltinti. Jautiesi lygiai taip pat atsakingas už tą situaciją, kuri šiandieną yra susidariusi parlamente ir valdančiojoje koalicijoje. Ir čia aš visiškai nejaučiu kažkokios didelės skirties, nes mes visi šioje situacijoje politikai, Seimo nariai atstovaujame Lietuvai ir atstovaujame parlamentui. Ir tiesą pasakius, mažai kas gilinasi, ar esi pozicijoje ar opozicijoje. Dėl to, turiu galvoj, kalbant su užsienio atstovais, partneriais, strateginių mūsų partnerių šalių, parlamentarais ir panašiai. Ir čia, man rodos, svarbu yra vėlgi įvardinti, kodėl šiandieno situacija yra skirtinga nuo, ar šiaip pakankamai unikali per 35 metus, nes būta aišku ir įvairių ksenofobiškų pasisakymų, ir antisemitinės retorikos, ir būdavo jį ir nacionalinėje žiniasklaidoje, tačiau buvo tam tikra raudona linija, kurios nebuvo niekas peržengęs, tai yra tokia retorika, tokio tipo, tokio lygio pasisakymus savo leisdavę politikai nebuvo legitimizuoti pakviečiant juo į valdančiąją koaliciją. Ir čia aš matau testą mūsų, mūsų demokratijai, mūsų parlamentarizmui, nes šiandieną iš Seimo tribūnos ir valdančiosios koalicijos vardu yra sakomi dalykai, kurie ne tik peržengia politinės kultūros ribas, bet kvestionuoja iš tikrųjų tą pažangą, tą kelią, kurį per beveik 35 metus mes nuėjome. Žinau, kad kai kurie kolegos yra viešai pasakę, kad iš esmės viskas sugriauta, kad tai, ką buvome pasiekę, kad tai yra jau, Emanuelis Zingeris berods yra tokia antraštė pasakęs, bet aš visgi nesutikčiau su tuo požiūriu, nors pilnai sutinku, kad situacija yra rimta. Man rodos, kad mūsų institucijos, mūsų per tą laiką suformuotos ir valdžios visgi pusiausvėra, ir institucijos, ir žiniasklaida, visa tai yra pakankamai stipru, kad mes ir kaip visuomenė, ir kaip parlamentas ilgainiui išlaikytume ir tą išbandymą ir tikrai nenusivažiuotume į normalizavimą retorikos antivertybių, kurias iš esmės simbolizuoja Remigijus Žemaitaitis ir jo Nemuno aušra. Bet tam matyti prireiks laiko ir dar tam prireiks neabejotinai, tokio, aš sakyčiau, nuoseklumo ir nepavargimo kartoti dalykus, kurie yra akivaizdus, ir vis stabdyti žmonės, kurie leidžia savo sakyti dalykus, daryti dalykus, kurie mano galva yra nepriimtini. Ir manau, kad tas procentas žmonių, kuriems atrodo, jog tokių žodžių, tokių pasisakymų neturėtų būti parlamente, parlamento vardu, valdančiosios koalicijos vardu, jų dalis tikrai ilgainiui nemažės. Tai tokios mano pirmosios pastabas. Ačiū. Ačiū, Viktorija. Žinau, kad jums teks netrukus mūsų palikti ir eilinis šachmatų turnyras. Beje, turbūt reikia pasveikinti Indą, jauniausią pasaulio čempioną, 18-metį. Bet vieną klausimą aš užduočiau, atsiprašau, čia diskusijos dalių. Ar galima buvo elgtis kitaip? Pavyzdžiui, opozicijai nepasiimti Seimo pirmininko pavaduotojų postų. Ar buvo galima toks elgesys?
Na, aš manau, kad įvairūs, galima buvo įvairius pasirinkti elgimos ir laikysenos būdus ir aš pati svaršiau taip pat, ar tarkime tapimas opozicijai skirtų vicepirmininkų yra, na kaip čia pasakyti, kooperavimas su valdančiaja dauguma, kuriai tikrai nepritarė ir manai, kuri yra padariusi, na, tą tokią politinę mirtiną nuodėmę, ar tai yra kaip tik opozicijos teisių įgyvendinimas. Ir, na, aš pasakysiu savo tokį neobjektyvų, subjektyvų matymą iš dabartinio Seimo, na, atmosferos ir apskritai galimybių opozicijai. Jos dėl visiškai objektyvių priežasčių, dėl tiesiog koalicijos stiprumo, balsų, kuriuos turi, na, opozicija turi labai mažai reiškimosi būdų. Jie yra labai apriboti. Balsais mes sustabdyti nieko negalime. Na, realiai valdančioji dauguma yra 86 plus dar valstiečiai žalieji, kurie laikas nuo laiko palaiko valdančiąją daugumą. Tai tų įrankių parlamentinių turime gana mažai ir mano galva, na, tarkime, komisijų, kaip antikorupcijos komisijos pirmininkas, kas priklauso opozicijai, audito komiteto pirmininkas, kas turėtų priklausyti opozicijai, bet kaip žinome, nepriklauso. Tai yra tie įrankiai, kurie nėra kooperavimas, bet kurie suteikia, na, tam tikras galimybės pasireikšti opozicijai ir daryti jos, na, tiesiog jos balsą šiek tiek labiau girdimą. Vėlgi, na, daug kas priklauso nuo to, kaip dėliosis įvykiai toliau. Yra čia diskusija užsimezgusi, ar Remigijus Žemaitaitis galėtų tapti Seimo vicepirmininku. Tai aš manau, kad tai, na, gerokai pakeistų apskritai visą dėlionę, bet kol kas, kaip čia buvo pasakyta, jam reikia išsispręsti jo teisinės problemas, o tai gali užtrukti. Ačiū, Viktorija. Dar sykį žiūriu į ekraną, žinau, kad profesoriui Justinui Žilinskui nuo 6 valandų yra paskaita, darbas su studentais, tai gal aš norėčiau Justinui suteikti žodį, priminsiu, gal kas nežinot, Justinas yra vienas iš 10 minučių tylos protestų organizatorių, tai turbūt būtų ir klausimas tiesioginis, ar tie protestai nutilo, ar jie tęsis. Taip, tai sveiki, tikiuosi mane girdite, ačiū už pakvietimą į diskusiją. Žinot, aš manau, kad protestai padarė savo tam tikrą darbą. Ar jie tęsis, tai priklausys nuo to, kaip toliau visi reikalai klostysis. Ir, na, aš visgi manau, kad iš dalies protestų klausimas tai taip pat yra ir ne tik, tarkim, na, nežinau, ten tokių paprastų piliečių kaip aš ar ten mano bičiuliai reikalas, žodžiu, arba tų, visų, kurie susirinko. Bet taip pat aš, pavyzdžiui, viena vertus mes tą protestą organizavom kaip labai nepolitinį, kita vertus man kažkokio tokio politinio aiškesnio pareiškimo iš įvairių politinių jėgų, kažkokių tokių ryškesnių, man turbūt šiek tiek pritrūko, nors aš visai suprantu, kodėl tai buvo, nes ta porinkiminė situacija yra tokia, kad žodžiu, viskas yra suversta ant tuometinės pozicijos, pavadinkim taip, ir visi, kas prisidės prie to, bus tarsi puolikai tos naujosios, pavadinkim, daugumos vyriausybės, ar kaip ten. Tai va, tai dėl protestų kol kas atsakyti negaliu, jo lab, kaip sakiau, ne aš vienas ten esu, tai pasižiūrėsim, kaip viskas klostosi toliau, kol kas, man atrodo, protestai šiek tiek savo pasiekė. Ačiū Justinai, aš manau, kad tas kvietimas ir platesniam politiniam jėgom įsijungti į tai, ką jūs organizuojate, iš tikrųjų yra prasmingi. Tai dar sykį dėkoju, manau, ryšį mes palaikysim ir žiūrėsim, kaip čia toliau elgtis. Dėkui ir sėkmingos paskaitos.
Ačiū. Leiskite peršokti prie dar vieno žmogaus, kuris žiūri į mus iš ekrano, europarlamentaro Petro Auštrevičiaus, esančio Briuselyje. Jis irgi paprašė būti, taip sakant, pranešėjo pradžioje dėl skirtingai negu kolega, kuris iš Vilniaus oro uosto turi prisijungtis, dar Petras lieka Briuselyje atlikti tam tikrus namų darbus. Tai prašau, Petrai, aš tikiuosi, kad klausimas būtų tikslingas jums maždaug toks, kas toliau po EPP ir ALDE reakcijų antisemitinę valdžią Lietuvoje. Kas toliau? Ačiū Raimondui. Dėkui už pakvietimą tarti žodį ir tiems kolegoms, kurie prisijungė į šią reikšmingą ir prasmingą diskusiją. Iš tikrųjų, tai nėra kažkokia tai perviršinė reakcija arba neadekvati reakcija į susidariusią situaciją. Aš pasakyčiau taip, jeigu mes preventyviai nereaguosime, mes tiesiog sudarysime galimybės tiems visiems pasisakymams toliau išlikti, nepaneiktiems ir galbūt nepasakysime tvirto žodžio, įvertinančio žodžio ir sudarysime labai, sakyčiau, pavojingą dviprasmybę visuomeniai, kuri žinoma stebi visą tą dalyką, ima į galvą, kas yra, kokios išvados daromos ir neįvardinti nukrypimai, nusikaltimai ir kiti dalykai, mes žinom, kad jie veda prie pasikartojimo. Koks bus pasikartojimas ir kuo jis gali virsti, kas gali žinoti. Taip, aš esu patenkintas tuo pareiškimu arba ta reakcija iš Renew Europe ir konservatorių. Deja, tik tai 2 grupės prisijungė prie šito pareiškimo. Atitinkamai tos grupės, kurių atstovai yra valdančioje koalicijoje, matyt, padarė savo darbą ir sustabdė jų grupių prisijungimą. Aš kalbu apie socialdemokratus ir žaliuosius. Kągi, prisima dalinai atsakomybę ir atitinkamai vertina. Deja, toks situacijos politizavimas visada veda prie dar didesnio. Tai kitaip tariant, mes įgavome labai rimtą argumentą prieš juos ir galėsime jiems priminti tas klaidas, kurie dėja padarė ir toliau daro, būdami koalicijos su tokia valdžia. Tai aš noriu tik tai pacituoti gal vieną vietą iš to pareiškimo, kuri, matyt, labai aiškiai parodo supratimą tų 2 politinių grupių apie įvykusį faktą ir tos prieštaravimus, kurie išlieka, kad, cituoju, kad leidžiant tokioms politinėms jėgoms veikti vyriausybėje, prieštarauja Europos istorijai, kuri privalo vystytis taikos ir tolerancijos linkme. Ir mes negalime leisti pasikartoti praeities klaidoms. Tai štai yra tie žodžiai, kurie palydi atitinkamo partnerio įtraukimą į koaliciją ir jo to atstovo pirmininko pasisakymus. Aš manau, kad tai yra labai aiškiai pasakyta, mes jų nekaltinam kažkokiais konkrečiais nukrypimais ar nesilaikymu, bet atsakomybė už būtent tos praeities pamokų ignoravimą ir tų stereotipų, kurie buvo paskleisti ir toliau skleidžiami, keliamą pavojų visuomeniai, ar ne? Tai yra labai aiškus dalykai. Aiškintis ten teisiškai, kiek čia to antisemitizmo, žinot, šiaip Europos komisija neturi teisiškai galutinio įvertinimo, kas yra antisemitizmas. Aš tik tai primenu šitą dalyką, ar ne? Yra remiamasi Tarptautinio holokausto atminties alijanso pateiktų apibrėžimų arba tų, sakykime, požymių, kurie gali tapatinti pasisakymus su antisemitizmu. Jis nėra baigtinis, jis yra toks, koks šiuo metu yra. Kaip žinia, gali būti ir dar daugiau požymių atsirasti, ar ne? Bet aš manau, kad jų pakanka.
sakyti, kad va būtent pasisakymai ypatingai aštrinant tos stereotipus, kuriuos beje plati publika labai greit pagauna. Ar ne? Ir dargi interpretuoja savaip, sakydama, kad, tai štai, galim ir mes, kodėlgi ne. Todėl, matot, Lietuva nėra vienintelė pastaruoju metu, nežinau, ar jums žinomas faktas, kad pastarųjų tokių keistų prezidentinių rinkimų, kaip vyko Rumunijoje, vargu ar mes galime prisiminti. Juk nebuvo dar nei vienų rinkimų, kur TikTokas iš esmės nubraukė pirmąjį turą. Ar ne? Bet jau mes jau turim tokį precedentą. Tai štai, vienas iš kandidatų, nepriminsiu jo pavardės, bet vienas iš kandidatų Rumunijos prezidento rinkimuose buvo akivaizdžiai kaltinamas antisemitiniais pasisakymais ir jis buvo neprileistas, net neregistruotas kaip kandidatas. Ar ne? Tai, matot, čia liga tokia, kuri, kaip sakyt, dėja plinta po Europą ir tokių dalykų yra, ar ne? Kitaip sakant, matydami kitus pavyzdžius arba kitų pavyzdžius, mes turime suprasti, kad esame tam tikroj tendencijai, tam tikram procese, kuris dėja Europoje įgauna vis neišgydomas formas, aš taip pasakyčiau matyti. Ar ne? Todėl aš labai kviečiu tikrai negyventi tokios saviapgaulės atmosferoje, kad tariamai buitinis antisemitizmas neturi poveikio mūsų politiniai kultūrai, mūsų visuomeniai ir panašiai. Aš manau, kad atvirkščiai labai aiški reakcija ir galbūt netgi tas politinis naratyvas, su kuriuo mes turime ateiti aiškinant tos dalykus, yra būtinas tokius dalykus, nes nėra nieko baisiau nei buitiškumas tas vadinamasis, ar ne, kuris labai giliai įlenda į galvas ir dėja jo nereikia dekoduoti, jisai, iš tikrųjų suprantamas didžiai daugumai. Todėl aš sveikinu šitą diskusiją, jos turi būti ir daugiau. Nežinau, kiek mums dar reikės apie tai papildomai kalbėtis, kol ir socialdemokratai susivoks, kokią klaidą jie yra padarę. Bet, kaip sakyti, būkime budrus ir negalvokime, kad tas buitiškumas vadinamasis antisemitizmo yra, sakyčiau, galimybė jį toleruoti, užsimerkti ir panašiai. Anaip tol. Ir aš galiu tik pažadėti vieną, kad ta situacija Lietuvoje bus stebima. Ir tikrai tai nėra galbūt paskutinė reakcija į Lietuvos politinius įvykius. Taip jau atsitiko, bet jau geriau žinoti, ką apie tave mano ir tavo partneriai, negu gyventi saviapgaulės atmosferoje. Ačiū, Raimundai. Ačiū, Petrai. Praktiškai tu nutiesi tokius du takelius tolimesniai diskusijai. Vienas būtų iš tikrųjų tas antisemitizmo apibrėžimas arba teisiniai galimai įvertinimai, mes su tuo susidūrėme, man atrodo, Matai, ir tu buvai toj komisijoje, pirmoji Seimo komisijoje dėl Žemaitaičio antisemitinių pasisakymų. Mes ten kažkaip, dabar neprisimenu kaip, bet kaip mes įsprendėm tą klausimą. Bet aš galvojau, kad Dainius spės Žalimas prisijungti ir jis per Konstitucinio teismo sprendimo prizmę tą paaiškins, bet gal jis padarys truputį vėliau. Tai, bet kitas takelis buvo istorinis, kitaip tariant, ar mokomės iš praeities klaidų. Tai šalia mūsų yra profesorius Alfonsas Eidintas, kuris nemažai tam skyrė savo akademinio dėmesio, tiek būdamas istorikų profesionalu, tiek Užsienio reikalų ministerijos diplomatu, ambasadorium. Tai aš jam suteiksiu žodį, aš tik žinau, kad jis ruošiasi šiam pranešimui 3 vakarus, prisirašė tiek daug, nors žino, kad kalbėti galima tik apie 5 minutės ir nedaugiau. Ačiū. Iš tikrųjų labai keista šita diskusija, prisimenant tas pastangas, kurias dėjom ruoždamėsi tapti ES ir NATO nariais, kur buvo labai aiškiai pasakyta, kad jokia antisemitinė valstybė į šias 2 organizacijas negali būti priimta. Ir tada iš tikrųjų daug buvo daroma, kad tokios
antisemitinės idėjos nesklandytų visuomenėje, jų buvo, jų pasireikšdavo. Ir buvo holokausto švietimo programa padaryta didžiausia ir turėjom gerų pavyzdžių. Aš noriu tik pradžiuginti jūs su gera istorija mūsų valstybės pradžioj. Pasirodo, buvo protingesnių politikų kartais negu dabar. Nes, sakykime, kuriantis Lietuvos valstybėje, lietuviai daugmaž pasisakė už etninę Lietuvą, kartais pakeisdavo etnologinę, jeigu pavyktų ten paimti kokį Gardiną. Bet suneramindama žydus, o kas bus, gal mus pames lietuviai, užmiršę, kad ir mes čia esam, jų buvo 7-8% gyventojų, apie 150 000, tai nebuvo šiaip savo. Ir jie nesijungė, žiūrėdami, kas čia bus į valstybės kūrimo darbą. Tik gruodžio mėnesį sionistai, žydai nebuvo, visi mėgsta ir tas klaidas daryti žydai. Žydai yra įvairūs, yra sionistai, yra socialistai, yra kokie tik nori. Tai sionistai nutarė įeiti į Lietuvos tarybą. O ko kaltino Lietuvą? Ir Vokietija netgi kraštą okupavusi. Lietuvos taryba ko kaltino? Kad nėra kitų tautų atstovų, tik lietuviai Lietuvos taryboje. Tai šitas reikalas buvo įspręstas ir žydai atėjo, du tapo viceministrais, Vygockis ministrų žydų reikalams. Ir Smetona baisiausiai apsidžiaugė tarybos pirmininkas. Pagaliau nusiėmėm šitą kaltinimą, kad mes nepaisom tautinių mažumų. O tautinių mažumų reikalų jau tada reikėjo paisyti, nes už tai buvo Paryžiaus taikos konferencija, vadovybė visa, šalis didžiosios ir tautinių mažumų teisės turėti švietimą ir panašiai turėjo būti paisomos. To buvo reikalaujama iš valstybių. Taip maždaug man sueina mūsų stojimo reikalai su 19 metais. Ir kągi, Raimondas man priminė, pirmieji pogromai išvadavus Lietuvos kariuomeniai Panevėžį buvo sumušta žydų. Ir labai nemalonus atvejis, amerikiečių misija iškart gavo žinią. Turėjom daug nemalonumų tame tarp ir Paryžių taikos konferencijoje, čia 19 metų birželis. Mes dar žali. Bet jau buvo tokių pogrominių nuotaikų. Todėl, kad žydai ten pašaudė ar buvo ten bolševikų jų tarpe. Ir staiga 60 žydų nori stoti į Lietuvos karo mokyklą Kaune, jie nepriimami, jie nemoka lietuviškai. Problema, pasako, mobilizacinės dalies vadas pasako, kol nemokėsit lietuviškai, nieks, jūs esat nepageidaujami. Bet tada valdžia išėjo iš tos padėties ir rugpjūčio 5 dieną 19 metais priimtas esminis dokumentas, kuriuo sekė visos Lietuvos valdžios. Būtent Augustino Voldemaro, mūsų delegacijos pirmininko Paryžiui, pasirašytas raštas žydų organizacijom tarptautiniam, kad Lietuva suteiks žydam autonomiją su švietimo teisė ir panašiai. Ir švietimas mokyklos, jų reikalai religiniai gauna žydai autonomiją. Tai yra mūsų idealiausias laikotarpis žydų padėties Lietuvoje, maždaug iki 24 metų, kada buvo žydų reikalų be portfelio ministras, bet nuo tada jau pradėjo nacionalizmas imti viršų lietuvių. Ir greitai buvo užteplioti dvikalbiai užrašai, gatvių pavadinimų ir panašiai. Tai turėjom turtingą istoriją. Bet visą turėjom ir didelę laimę. Nei mūsų prezidentai, nei mūsų premjerai nebuvo antisemitai. Ir tuos reikalus sutvarkydavo visus iškilusius tokius konfliktėlius, chuliganiškus veiksmus prie žydus, sumušimą, labai greitai likviduodavo. Buvo viena, ir Lietuvoje nebuvo politinės jėgos, kuri propaguotų antisemitizmą arba naudotųsi juo atvirai, išskyrus verslininkų sąjungą, kuri kėlė šūkį Lietuva lietuviam, norėjo išstumti žydų verslą iš Lietuvos ir užimti, kad lietuviai verslininkai užimtų. Bet problema, kad buvo kita.
kur išliko žydam problema, jie turėjo tikrai vienas iš geriausių sąlygų Europoje, ką galim pasidžiaugti, vystyti savo tautinę kultūrą ir mokyklas. Problema buvo tame, kad visi prietarai, tie prie žydus, religiniai, macai su kūdikių krauju ir taip toliau, ir visas tas nebuvo aiškinama, laikraščiai apie tai tylėjo, buvo palikta liaudžiai apsišviesti pačiai. Tai čia buvo tokia terpė likusi ir tas visas tas antisemitizmas buvo labiau ekonominio pobūdžio, ne buitinio, bet vis dėlto ekonominio pobūdžio, kurį galima būtų tuo apibūdinti. Dabartinė problema yra ta, kad vis dėlto yra atsakomybė, kaip jau čia buvo porą kartų paminėta, apie antisemitizmą sprendžiama ne iš kokių nors ten nuotaikėlių ir prietarų, bet apie valdžios politiką. Valdžios vadovybės politika. Ir čia mes turėsim matyti nemažą dėmesį. Tai trumpai tariant taip. Ačiū Alfonsai už tam tikrų faktų priminimus. Iš tikrųjų, tas pirmas progomas, aš tik pataisysiu, pirmas pogromas, kurį pulkininkas, vėliau Glaveckas Grigaliūnas ar Grigaliūnas Glaveckas įvykdė, tai buvo 19 kovas Panevėžys. Dėl to sustojo, pavyzdžiui, Amerikos pripažinimas Lietuvos. Gerai, tai žiūrėkit dabar, kadangi mes žinom, kad ir Petras, ir Viktorija netrukus gali palikti, gal mes padarom kelias minutės atveriam klausimams, jeigu kyla iš auditorijos, trumpus, kad galėtų mūsų dar su mumis esantis diskutantai atsakyti, jeigu tokių klausimų turite. Viktorijai, Petrai, Justinas jau mus paliko. Nėra. Tai gerai, važiuojam tada toliau. Tai gal mes tada taip ir neturim dar kol kas Dainiaus. Gal tada dar politikams duodam Matui iš pradžių, o paskui Simonui. Tai Matai, kaip su jūsų panašu gali būti klausimas, ar konservatoriai gali būti nuseklus, jeigu prireiks 4 metus opozicija antisemitizmui. Ir kaip jūs įsivaizduojat, pavyzdžiui, kaip atrodys jūsų manimu, kadangi vis tiek domitės ir tarptautiniais reikalais, kokie tikėtina ES ir JAV tolimesnė reakcija į situaciją Lietuvoje? Ačiū labai vedančiam, ačiū, kad buvau pakviestas. Tai visų pirma turiu atsiprašyti dėl to, kad šiandien ta opozicija, ta antisemitinė koalicija jau palaužė ir mano imunitetą. Tai jau pradėjau, jeigu kas kosėsi, tai labai atsiprašau. Mano didysis diskusijos klausimas, atsakant ir jūsų, ir apskritai, kurį aš savo užduodu nuo to, kai Žemaitaitis atsirado. Ir jisai atsirado tokia forma, kokią jūs dabar žinot, netgi ne per Konstitucinio teismo klausimą, jisai atsirado, kai jisai kandidatavo į Klaipėdos savivaldą. Ir Klaipėdos savivaldą jis gavo 20%. Ir Lietuvoje to niekas tiesiog nepastebėjo, galvodami, kad, tai tiesiog tam tikras atsitiktinumas, tai nieko nereiškia, bet iš tikrųjų tada jisai suprato, kad tai, ką jisai daro, yra efektyvu ir jisai gali turėti gerus rezultatus. Eilėraštukai ir visa kita buvo paskui. Ir tai yra labai svarbu suprasti. Ir tam tikra reakcija, kuri privalėjo būti iš valstybės. Tai didysis klausimas, kalbant apie Žemaitaitį, yra, kur gyvena Žemaitaitis. Kur gyvena Žemaitaitis. Ir pirma, kas yra antisemitizmas. Kad mes suprastume, kur gyvena Žemaitaitis, turėkime taip išsidėlioti faktus. Ir pirma, kas yra antisemitizmas. Tai žydai, istorikai tikrai čia geriau už mane žinos, žydai buvo persekiojami visais laikais, tačiau būtent modernybės laikais, kai atsiranda pirmoji pramonės revoliucija, būtent tada jie tampa labai išskirta kaip grupė. Kodėl? Dėl to, kad tai yra ne tik religinė bendruomenė, bet ir įtakinga, nors ir visuomenėje gana izoliuota ekonominė jėga. Visuomenės akyse jie tapo tam tikrų tarptautinio kapitalo simbolių. Ypač tuo metu, kai senoji feodalinė tvarka jau byrėjo, o viduriniai klasiai, patiriančiai milžinišką spaudimą dėl modernizacijos, teko ieškoti kaltų už socialinį ir politinį nestabilumą. Tai būtent tai mes ir matome visuomenėje šiais laikais. Tada buvo pirmoji pramonė revoliucija, dabar mes turim 4 pramonė revoliucija ir iš esmės žmonės galvoje susiduria su tais pačiais iššūkiais. Mūsų pasaulis keičiasi per daug greitai dideliai visuomenės daliai.
jie tiesiog nespėja ir tai yra natūralu. Mes nepritaikyti tokiam pokyčių kiekiui. Mūsų vaikai jau pritaikyti, didžioji dalis iš čia esančių jie bus pritaikyti, bet didelė dalis visuomenės tam nėra pritaikyti. Ir šis antisemitizmas nebuvo primityvus, jis kilo ne tiek iš asmenės neapykantos, kiek iš poreikio identifikuoti kaltininką už vis labiau nestabilų pasaulį. Vėlgi mes lygiai tą patį matome pirmos pramonės revoliucijos aušroje čianais. Tau reikia kalto, kas už visą tai atsakingas, kad man vienoje ar kitoje situacijoje nesiseka. Kodėl aš esu tenais, kur aš esu ir kas už tai kaltas. Ir antisemitizmas, kodėl jis toks svarbus kaip politinis klausimas, dėl to, kad jisai visuomenėse tampa tam tikrų rodiklių, moralinių kompasų. Antisemitizmo lygis visuomenėje, modernioje visuomenėje nuo pirmos pramonės revoliucijos, jis iš esmės parodo apie tą visuomenę labai daug, kur jinai eina apskritai. Ne tik į žydų klausimą, bet ir tam tikrą modernumą, prisiėmimą už save atsakomybės, politinę brandą ir labai daug dalykų. Tiesiog žydai toj situacijoje tapo tuo, kurie yra geriausiai ir lengviausiai atperkama auka, dėl to, kad jie ir šalia, ir tuo pačiu metu truputį kitokie. Šiais laikais, jeigu jūs pastebėsite, kai kas yra debatuose, būtent visi ir kalba ten, reikia nugalėti tą liberalizmą, ne? Liberalizmą. Tai va čia ta perkeltinė prasme, tas antisemitizmas, jisai įgauna labai skirtingas formas ir jisai dabar pateikiamas jau per tam tikrus liberalizmas, vakarietiškumas ir kitokie simboliniai žodžiai, kurie iš karto ten užtrigirina atitinkamų televizijos žiūrovus ir sako, va čia tai gerai varo žmogus. Dabar aš norėčiau į Ayn Rand kreiptis. Kad mes atsimintumėm, Ayn Rand parašė turbūt vieną geriausių knygų apie totalitarizmą. Ir ką parašė Ayn Rand? Kad totalitarizmas yra tai, kas nutinka, kai elitas susivienyje su minia. Mob. Minia yra ta blogąja prasme. Tai, kas mūsų atveju būtų protesto elektoratas. Kai elitas susivienyje su minia. Tai, kas galima būti. Ir tada iš esmės yra padedami pagrindiniai pamatai ateities totalitarizmo augimui. Taip kalbėjo Ayn Rand prieš labai ilgai ir mes tam tikrus grūdus šiandien matom, nes tai yra ne tik apie tam tikrą koaliciją, situacinę koaliciją, gelbinti eilinį Palucką ir panašiai. Tai daug gilesni dalykai. O koalicija juk yra, tam tikrų bendraminčių susirinkimas. Koalicija apie tai, kad tave vienyje tam tikros vertybės, kurios leidžia tau dirbti kartu, ar ne? Ir kvailokai atrodo deklaracijos, kad nesi antisemitas, kai reikėsi gyvenimą laikinoje santikoje su antisemito vadovavimo partija. Ir atkreipkite dėmesį, tai ne tik retorika, kuri buvo labai dėl paprastos priežasties, jinai buvo patraukti tą rinkėją, tuoj mes tai aptarsime, nes būtent ten gyvena Žemaitaitis. Aš noriu ateiti, kad jūs atkreiptumėte dėmesį platesnį kontekstą. Rudos Maikutės, visiškai neatsitiktinai. Patikėkit, pas jūs niekas nėra atsitiktinai. Tai gali atrodyti prastas kažkoks teatras, bet iš tikrųjų tai tikrai nėra atsitiktiniai dalykai. Rudos Maikutės, tam tikra simbolika partijos simbolika, kuri, pasąmonėje tau leidžia suprasti tam tikrus dalykus ir tam tikrą neša simboliką. Ir taigi, kur gyvena Žemaitaitis šiuo atveju? Antisemitizmo ir daugelį kitų atvejų. Žemaitaitis yra pasekmė. Žemaitaitis puikiai supranta, kad jisai puikiai supranta savo segmentą, su kuriuo jisai dirba. Jisai į politiką žiūri visiškai kaip į verslą. Jisai supranta žmonės, kurie sėdi ant sofos, kurie yra pikti, kurie nespėja į tą modernizacijos etapę, kurį aš kalbėjau, kalbant apie žydus, kuriem reikia kažko, kas būtų atsakingas, kurie remiasi tam tikrą emociją. Tai nei gerai, nei blogai, tiesiog tai yra mąstymo tipas. Ir tą reikia labai aiškiai identifikuoti ir Žemaitaitis labai tai aiškiai supranta. Ir jisai laimi iš esmės mūsų visuomenės nežinioje. Jisai supranta, kad mūsų visuomenė nežino savo nežinojimo ribų. Iš tikrųjų, mūsų politinis debatas yra visiška pelkė. Mes neturim realiai kokybiškos spaudos, kur uždavinėtų kokybiškos klausimus, kad politikai būtų parodyti šviesoje, kokie jie iš tikrųjų yra.
Ir tai suteikia galimybę politikam tiesiog manipuliuoti. Jie nueina, jie išmes bet kokį skaičių, bet kokią profanaciją. Jie žino, kad jok žurnalistas netikrins, kad žurnalistas neturi institucinės atminties paklausti, kodėl tu taip sakai, nes tai yra priešingai. Ir jisai žino, kad jeigu jis pasakys, pacituos, taip vakar rašė New York Times, tiesiog visi eis toliau, nes pagalvos, kad taip iš tikrųjų rašė vakar New York Times. Tai yra tam tikri kodai, kuriais jisai žaidžia ir kurie veikia. Jisai tiesiog suprato, kokia yra silpna mūsų politinė erdvė, informacinė erdvė ir kaip mumis visais lengva manipuliuoti, ypač tam tikromis grupėmis. Trečias dalykas, tai yra tai, kad mes dar, kas svarbus faktorius, mes istoriškai savo neatsakėme labai daug klausimų. Ir Žemaitaitis gyvena tenais. Antisemitizmo tema mes nesugebėjom atsakyti, mes turime centrą ir mes nesugebėjom atsakyti į elementarius mūsų istorinius pūlinius. Jeigu tu neuždarai istorinių pūlinių, visada bus kažkas, kas juos atvers ir jais pasinaudos. Žemaitaitis tai daro. Mes tiesiog nenorėdami atverti tam tikrų dalykų, mes suprantam, kad čia 50/50 viskas yra iš tikrųjų, švelniai tariant. Bet aš nenoriu politinės atsakomybės iš tikrųjų pradėti šitą temą, nes jinai bus sunki, nes tam reikia iš tikrųjų gilios diskusijos ir tu jos netidarai. Tada mes turim genocidų centrą, kuris nenori tų klausimų atsakinėti dėl visai kitų priežasčių ir mes turim informacinę terpę, kurioje žmonės kaip Žemaitaitis gali ramiai gyventi, nes tai, ką jisai sako, yra tai, ką visuomenė savo susidariusi įspūdžius. Kodėl visuomenė taip trigerino jo žodžiai? Dėl to, kad tai yra stereotipai, kuriais gyvena visuomenė, labai didelė visuomenės dalis. Žydai žudė lietuvius. Realiai mes to labai daug turim visuomeniai, tokio įsivaizdavimo, tikrai nuoširdaus įsivaizdavimo. Nes seneliai pasakoja, nes visi kiti dalykai, nes mes kaip visuomenė savo neatsakėme į tos klausimus. Trečias dalykas apie pačią jau antisemitinę koaliciją. Ir čia svarbus faktorius yra bet kokiu atveju prezidento institucija. Aš nenoriu, kad čia vėl atrodytų, kad aš kažką puolu, nes aš tikrai man neįdomu, aš tiesiog vieną atvejį noriu atkreipdėmėsi, kad visam šitam kontekste labai svarbiai pamatus dėjo, iki to momento, kai pamatė, kiek gauna socialdemokratai ir kad koalicija bus per stipri ir staiga tampa labai tada antisemitais prezidento institucija. Ir mes turim poną Jansoną, kuris pats, kaip pasakyti, būdamas redaktoriaus padėjėjų pasikėlė, ar ne, tema žydai ir gėjai valdo pasaulį. Tai buvo tema, viena pagrindinių jo redagavimo laikraščiui, viceredaktorių laikraščiui, bet suprantant, kas yra ponas Tomkus, tai kai tas pilnatis užeina, tai redagavimu užsima ponas Jansonas. Ir ką jisai atsako, kai jo klausia, kas blogai su tuo, ką išleido šitas laikraštis, jūsų redaguojamas laikraštis. Viena ar kita forma. Jisai atsako, už tai davė labai daug pelno. Mes atkreipiam labai į save daug dėmesio. Mums tai buvo labai naudinga. Žydai ir gėjai valdo pasaulį, jam buvo okei, nes tai duoda pelną. Tai mes turime tokį žmogų, kuris turi sumoderuoti ir subalansuoti koaliciją. Nes ką darė mūsų tėvai kūrėjai konstitucijos? Jų įsivaizdavimų, ten dar kita istorija, aišku. Bet logika buvo paprasta. Prezidento institucija, nors ir vykdomoji valdžia, užsima tam tikrų balansų vyriausybės ir sulaikymų tam tikrų dalykų, jeigu jie yra. Ir kai tu turi žmogų, kuris uždirbinėja pinigus, sakydamas, kad žydai ir gėjai uždirba, naudoja pasaulį, yra, suprantama, apie ką tai yra. Matai, gal į pabaigą. Paskutinis dalykas, dėl koalicijos. Aš norėčiau kaip du dėmesius, paskutinis, nes čia įsibėgėsiu, nebus pabaigos. Dėl koalicijos, aš įsivaizduoju, kad ši koalicija kabo ant vieno paprasto dalyko, ant Žemaitaičio emocijos. Suprantant, kad ponas Žemaitaitis yra sangvinikas, ar kaip jie tenais vadinasi, jisai ilgai netems. Ir visi tai supranta. Ir mes matysime, kaip ponas Žemaitaitis tiesiog,
bus laikotarpis, kai jisai atidarys tos savo šliuzus, kurius iš tai dabar labai didvyriškai išlaiko prieš visas institucijas ir prieš visus pasisakydamas, tikrai stebėtinai didvyriškai, kai jisai juos pasileis, mes matysime daug krizių. Aš įsivaizduoju, kad ir labai tikiu, kad ir čionais man malonu čionais būti, nes aš suprantu, kad labai tikėtina, kad valstybė stabilizuojančia jėga tuo metu taps liberalų sąjūdis, dėl to, kad aš manau, kad liberalų sąjūdis šioje situacijoje yra nelabai toli koalicijos. Arba tiksliau pasakyčiau, arčiau koalicijos negu mum atrodo. Ačiū, nepamiršk, mes teisti. Šitą klausimą išspręsim. Jo, tai tikrai ačiū. Matai, man net pasirodė tokia, pradžia ypač, tarsi būtum TSPMI dėstytojas. Iš tikrųjų, gera analizė ir pereinanti į mūsų aktualės. Tai tikrai ačiū. Supratau, kad konservatoriai, kaip ir liberalai, jie išliks tvarus opozicionieriai antisemitizmui, nepriklausomai nuo to, kad mes jį kažkaip dabar suvokiam per vieną personą, bet patikėkit, kad tai ne vienos personos klausimas, kas matė bent frakcijos vadinamosios Nemuno, kaip Vytautas vadina, dešros frakcijos narių pasisakymus socialinėje erdvėje, tai lenkia mokytoją iš tikrųjų ženkliai. Ačiū, kad prisijungia prie mūsų Dainius. Prieš Matą ir Alfonsą kalbėjo Petras ir jis kaip tik užvedė mus ant dviejų tokių takelių. Vienas takelis buvo istorinis, tai Alfonsas į tai atsakė ir pakomentavo, Matas šiek tiek pratęsė. Bet kitas takelis buvo, pavadinčiau, toks teisinis politinis, ta prasme, kad tai yra susijęs su antisemitizmo apibrėžimu, ar ne? Bent jau komisijos, Eurokomisijos, Europos Sąjungos, taip sakant, dokumentuose tas nėra aiškiai užfiksuota. Tai šitam kontekste būtų klausimas, Dainiau, toks, kaip paaiškinti, ar kaip tu interpretuotum Konstitucinio teismo sprendimą dėl antisemitizmo ir konkrečiu šiuo atveju Žemaitaičio antisemitizmo. Ačiū labai. Visų pirma, sveikinu visus susirinkusius į šį renginį. Aš manau, kad jis tikrai labai reikalingas ir reikalingas atsakant ne emociškai, o dalykiškai tos klausimus, kurie kyla tiek dėl partijos, tiek dėl koalicijos apibūdinimo, tiek apskritai dėl paties pono Žemaitaičio veiksmų ir jų teisinės kvalifikacijos. Taigi mes visi labai gerai žinome, kad 2024 metais, šiais metais, balandžio mėnesį, Konstitucinis teismas priėmė išvadą, kurioje konstatavo, kad ponas Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką. Be kita ko, tokiais veiksmais, kuriais jis žemino tam tikrą tautinę grupę ir demonstravo neapykantą jai. Tai iš tiesų, jeigu skaityt pačią Konstitucinio teismo išvadą, tai matyt reikia skaityti kompleksiškai, nes aš tikrai iš savo pusės, kaip kažkada buvęs Konstitucinio teismo teisėjų ir pirmininkų, galiu apgailestauti, kad Konstitucinis teismas tiesiogiai pats vengė apibūdinti Žemaitaičio veiksmus kaip antisemitinius ir apsiribojo tokia gal, nežinau, aš ją pavadinčiau labiau morališkai neutralia sąvoka kaip tautinės neapykantos demonstravimas. Iš esmės, aišku, tai kartu ir žmogaus orumo pažeminimas ir yra konstitucinis imperatyvas, kuris įpareigoja saugoti ir puoselėti tautinę santarvę, tai be abejo ir šitam imperatyvui prieštaravo, be abejo prieštaravo ir draudimui diskriminuoti pagal tautybę, tai visą tai yra surašyta, bet pats antisemitizmas kaip terminas iš tiesų jis labiau aiškus iš ekspertų arba specialistų pasisakymų tenai, tai vienareikšmiškai, dauguma jų, vienas tiesa, šiaip iš principo nieko blogo beveik neižvelgia Žemaitaičio veiksmuose, bet kiti 4 berods, tai labai aiškiai pasakė, kad čia yra tikrai
antisemitizmo požymių turintis pareiškimai. Ir jie konkrečiai pasireiškia, ne kokios nors abstrakčios tautinės grupės, bet konkrečiai žydų žeminimu, tai ir žodžiai tokie vartojami, ir menkinantis, ir nužmoginantis, tai yra ir barbarai, ir komunistuojanti ambasadorė, ir aišku, yra priskirtina, tai yra šitai tautiniai grupiai priskiriami tam tikri nusikaltimai, tai aš turiu minėti lietuvių vadinamasis genocidas. Na ir dar vienas yra dalykas, kuris irgi akivaizdus iš specialistų daugiau, tai yra, kad apskritai yra holokausto menkinimas, kas irgi priskiriama kaip antisemitizmo požymiai. Tai aš turiu minėti, kada vadinama, kad lietuvių holokaustas, čia matyti kabutėse reikėtų sakyti, buvo didesnis, kad tikroji holokausto diena yra birželio 14 ir taip toliau ir panašiai. Tai, žinot, aš čia pasigėdau principingesnės konstitucinio teismo pozicijos, tikrai buvo galima išplėtoti, ką reiškia pagal konstituciją neapykantos draudimas, ką reiškia neapykantos kalba ir kad antisemitizmas yra viena iš tokios neapykantos formų. Manau, to aiškinant konstituciją akivaizdžiai pritrūko. Bet dar kartą kartoju, tai išvada vertinama kompleksiškai ir labai aišku, kad iš esmės, nors ir netiesiogiai, konstitucinis teismas pritarė šitoms specialisto išvadoms. Ir čia, žinot, aš dar kodėl aš sakau, kad man šiek tiek apmaudu, kad nėra tiesiogiai to įvardinta. Europos žmogaus teisų teismas, kurio rėmėsi konstitucinis teismas šitoje išvadoje, jis yra tikrai gerokai principingesnis, jis atvirai vartoja antisemitizmo terminą, holokausto menkinimą kaip tokį ir visą tai priskiria draudžiamai neapykantos kalbai. Tai irgi ne viena byla ten yra remiamasi, tai man atrodo buvo galima tą patį perkelti ir oficialiąją konstitucinę doktriną. Bet aišku, kad kompleksiškai vertinant, tai akivaizdu, kad tas konstitucijos šiurkštus pažeidimas ir priesaikos sulaužimas pasireiškia ne kuo kitu, bet būtent antisemitizmo požymių turinčiais veiksmais. Ir taip, aišku, galima sakyti, kad teisėje nėra tokio visuotinai privalomo apibrėžimo, bet va čia aš galvoju, ir konstitucinis teismas praleido progą tokį apibrėžimą bent jau Lietuvos konstitucinėje doktrinoje pateikti. Aš manau, jis tikrai būtų buvęs labai prasmingas, jeigu mes žvelgiame į priekį ir tikrai norime principingai su šito reiškiniu kovoti. Bet šiaip iš principo, nieko tai galbūt ir nekeičia, ir ypač teisiniam ir politiniam vertinimu mes toliau galime tikrai poną Žemaitaitį drąsiai vadinti antisemitu. Jo labiau, kad net ikiteisminis tyrimas, kurį cituoja konstitucinis teismas, tai tenai yra kalbama toje ikiteisminio tyrimo medžiagoje, kuria teismas remiasi apie antisemitizmo normalizavimą, būtent propagavimą priešiškumo žydams ir taip toliau ir panašiai. Tai manau, kad šiaip savaime kompleksiškai žiūrint šitas reiškinys yra labai aiškiai įvardintas. O tada toliau tiesiog peršasi irgi išvados taip pat pakankamai pagrįstos. Tai aš turiu minį, jeigu partijos lyderis, tos, kurias vadinat Nemuno dešra, yra šiaip žmogus, kuris pripažintas pažeidęs konstituciją dėl antisemitinio pareiškimų, tai akivaizdu, kad ir pagal europinio, ne pagal kokį nors kitą standartą, nes tai yra tokia Rafah Partisi byla Europos žmogaus teisų teisme, kur yra labai aiškiai pasakyta, kad apie partiją sprendžiama ne vien tik tai pagal jos įstatus, ne vien tik tai apie jos, pagal jos programą, kokia jinai ten graži bebūtų, bet būtent pagal faktinius veiksmus, pagal tai, kokias idėjas iš tiesų partijos lyderis arba lyderiai visų pirma propaguoja ir pagal tai, kokias idėjas jie gina. Tai šitoj vietoj iš tiesų šiek tiek papildinamas galiu pasakyti, kad mes matome pakankamai aiškiai, kad antisemitizmas yra būdingas ne tik partijos lyderių idėja, bet ir kai kuriems jo nariams lenkiantiems mokytoją šitą, bet ir taip pat ir pati partijos laikysena, kad ir balsuojant dėl imuniteto atšaukimo pačiam Žemaitaičiui, tai jinai irgi yra iškalbinga ir akivaizdu, kad yra ginamos būtent tokios antisemitinės pozicijos. Tai
logiškai mąstant, jeigu jau teisiniai kriterijai yra tokie, tai politiniam vertinimui tie kriterijai jo labiau yra mažiau tokie griežti įrodinėjimo prasme, tai visiškai drąsiai mes ją politiškai galim vertinti kaip antisemitinę partiją, nu, tada koalicija kyla klausimas, jeigu vienas iš 3 koalicijos partnerių yra antisemitinė partija, tai visiškai logiška ir pačią koaliciją, taip pat bent jau politiškai kaip kol kas antisemitinė, kol jį visiškai aiškiai nuo to nesiribojo. Ir kol apskritai tarp jų partnerių galima sakyti yra partija, kuri, jinai turi tik tai vieną kelią iš esmės, kad nesivadintų antisemitinė. Tai yra pašalinti poną Žemaitaitį iš jos gretų ir pasmerkti tokius jo veiksmus. Tai akivaizdu, kad to artimiausiu metu bent jau nenusimato. Tai matyti visiškai logiškai ir pačią koaliciją apibūdinti šito žodžiu. Bet be abejo, aš kaip ir minėjau, kad programoms, bet tolesni matyti veiksmai parodys, kiek jie šitą epitetą pateisins, o galbūt gali būti ir taip, kad galbūt ir paneigti, ką čia gali žinoti. Tai įžangai turbūt matyti tiek, mielai atsakyčiau į klausimus. Gal mes truputį turim dar pranešėjų nemažai. Aš gal tik tai vieną klausimą, kaip čia pasakiau, pratęsiant tavo mintį apie kolektyvinę atsakomybę, ar ne? Šiuo atveju, kaip kalbam apie Nemuno aušrą kaip partiją. O kaip įvardinti tuos, kurie eina į koaliciją arba bendradarbiauja? Turiu omeny socdemai ir demokratai, jiems irgi šia prasme yra kolektyvinė atsakomybė? Tenka? Girdėjai, Dainiau? Dainiau, negirdi mūsų? Tik to, gerai. Sunkus. Gerai, leiskite dabar man perėti į anglų kalbą. Dėl that, have you heard us? Dėl that, hello. Nelabai girdžiu. Tai va, o dabar girdi, nes mūsų svečias iš Izraelio negirdi, o tu girdi? Dabar jau girdžiu. O gerai, tai aš tada pakartosiu tą klausimą, kurį uždaviau prieš tai, kaip tu kalbėjai apie kolektyvinę partijos, turime omeny Nemuno aušros atsakomybę, ryšim su jos lyderio ir kitų narių antisemitiniais pareiškimais. O kaip vertinti socialdemokratus ir demokratus tą pačią kolektyvinės atsakomybės prasme sudariusi sandėrį, šiuo atveju politinį sustarimą su antisemitinė jėga? Matote, aš nežinau, ar jūs mane girdite, nes girdim. Kažkaip, kad sutriko tas girdimumas, bet jeigu girdite, tai gerai. Dėl socialdemokratų ir demokratų, tačiau įsijungia jau ne tiek teisinis vertinimas, aš daugiau turėjau omeny, kad pati Žemaitaičio vadovaujama partija, tai čia net ir teisiškai gali būti vertinama kaip antisemitinė. O tai yra politinių veiksmų vertinimas, tai akivaizdu, kad su tuo, ką mes turime Europoje, ką mes turime Europos parlamente, ką mes turime visoje eilėje valstybėje, aš nežinau, aš dabar galbūt jų visų nepaminėsiu, tai ir Austrija, ir daugelį kitų, kur įvairios partijos galbūt laimi kartais ir daugiau balsų gerokai, nes Žemaitaičio partija nelaimėjo tiek balsų, beje, jinai nebuvo pirma rinkimuose. Tai susiklostė tokia tradicija, kad tokios partijos, kurios turi tokių neonacistinių, nežinau, antisemitinių ir panašių bruožų, jos tiesiog neprileidžiamos prie valdžios. Tas sanitarinio kordono terminas yra pakankamai gerai žinomas. Tai šitoj vietoje tiek socialdemokratai, tiek demokratai nusižengia tom taisyklėms, kurios jų, kaip čia pasakyti, politinės grupės pripažįsta ir taiko. Aš turiu minėti tiek žalieji, kuriems priklauso demokratai, tiek socialistai ir demokratai, kuriems priklauso socialdemokratai. Jie pripažįsta ir taiko sanitarinį kordoną Europos parlamente ir realiai tokioms partijoms, ar tai būtų Orbano pagrindų sukurta frakcija,
ar tai būtų AfD pagrindų sukurta frakcija. Čia aš turiu omeny, kurios vyrauja, aišku, ten yra ir iš kitų šalių narių, kaip pavyzdžiui, kad ir tas pats Petras Gražulis priklauso suverenams. Tai iš principo šito politinių grupių atstovai neprileidžiami į jokią Europos parlamento vadovybę, ir aš turiu omeny ne vien tik tai vadovybę kaip tokią, bet ir struktūrinių padalinių vadovybę. Tai nei komitetų, nei delegacijose jie neturi nei vieno vadovaujančio posto. Ir kartais jie mėgina, kaip čia pasakius, prakišti savo kandidatą vienu ar kitur, bet paprastai yra draugiškai nubalsuojama ir tas kandidatas nepaskiriamas. Tai mano požiūriu tai yra daroma tik dėl to, kad tokios pažiūros apskritai nebūtų legitimuojamos. Dabar tai, ką padarė socialdemokratai ir demokratai, tai yra visiškai priešingai. Jie netgi kartais man susidarydavo toks įspūdis, labiau atvirai teisindavo šitos partijos veiksmus negu patys žemaitaitininkai, mėgindami nuneigti antisemitinį jos pobūdį ir pateisinti jos įtraukimą į koaliciją. Tai tiesiog pačiai europiniai tradicijai tikrai tai prieštarauja. Kokią žalą tai mūsų politiniai sistemai daro, aš manau, mes matysime, jeigu ne netrukus, tai tolimesnėje ateityje taip pat, kadangi taip iš esmės legitimizuojamos. Būtent tokios pažiūros, kurios turėtų būti, kaip čia pasakius, civilizuotos visuomenės užribyje. Ir aišku, jos yra beje ir draudžiamas pagal konstituciją, ta konstitucinis teismas taip pat savo išvadai labai aiškiai pasakė, kad saviraiškos laisvė nėra, pagal saviraiškos laisvę nėra ginamos tokio pobūdžio pažiūros. Europos žmogaus teisų teismas irgi nekartą yra minėjęs, kad, pavyzdžiui, holokausto menkinimas ir tautinės neapykantos skleidimas taip pat nėra ginamas pagal Europos žmogaus teisų konvenciją. Čia beje, šiaip nueinant į šoną, tai iš tos bylos, kurią aš pirmą kartą taip daugiau nuodugniau perskaičiau, tai iš tiesų man kyla klausimas, kodėl baudžiamoji atsakomybė nėra taikoma dar už holokausto menkinimą, nes tokios frazės Europoje iš tiesų nusipelno baudžiamojo persekiojimo. Aš turiu omeny, kada yra kalbama, kad tikrasis holokaustas yra lietuvių holokaustas, tai čia tikrai Žemaitaitis šitą rašė, arba kad tikroji holokausto diena yra birželio 14. Tai man, žinot, kartais atrodo, kad pas mus teisinė sistema irgi nėra pasirengusi tokiam iššūkiam, nes čia reikėtų nugalėti galbūt tam tikrus, gal net antisemitinio pobūdžio stereotipus ir pradėti persekioti, kad ir už tokių pažiūrų propagavimą. Aš manau, kad tai tikrai prilygsta šiurkščiam holokausto menkinimui, tai yra ir baudžiami veiksmai pagal baudžiamąjį kodeksą. Tai čia šiaip į šoną nukrypstant. O šiaip socialdemokratų ir demokratų daroma žala yra akivaizdi. Tai legitimizavimas tokio pobūdžio veiklos, kaip ten bebūtų, legitimizavimas aš turiu omeny visuomenės akyse. Nebūtinai tai reiškia, kad ponas Žemaitaitis nebus nuteistas, bet šiaip iš esmės jo partija šiandieną yra valdančioje koalicijoje ir kol kas nesimato jokių ženklų, kad būtų iš ten pašalinti. Ačiū, Dainiau. Mūsų svečias prisijungė, so dear participants, let me switch to English. Dear Eldad, have you hear us? I can definitely hear you. Fantastic. Thank you very much for joining us. I just remind our colleagues that Eldad is the well-known journalist working for the Jerusalem Post. He kindly agreed to join our discussions. He knows what issues we are discussing today. So, Eldad, please take the floor, more exactly, take the window. Yes, thank you very much for inviting me. Since I don't speak Lithuanian, I hope I'm not going to repeat things that have been said before. But there is no doubt that the formation of the new government in Lithuania is a real reason for concern, especially as we see that the inclusion of a party led by somebody who is not hiding his anti-Semitic vision of the world
is approved by a Social Democratic Party. Now, we have been seeing in the past few years in Europe an increased phenomenon of collaboration of left-wing parties who have been dealing very badly with, very openly with anti-Semitics. We have seen this phenomenon in Great Britain with the Labour Party. We can see this phenomenon in France with the party of Mélenchon. We can also see this phenomenon in other countries like Germany, Spain, and definitely in Scandinavia. The fact that it now comes to Lithuania is extremely worrying because I suppose you have already spoken about this fact. Lithuania has a certain past regarding Second World War, and legitimizing a party which is led by somebody who is openly anti-Semitic is might well show that large segments of the population in Lithuania haven't really dealt with the part of the history that they should have dealt with regarding the Holocaust. No, thank you for your wording and, of course, for broadening our perspectives that Lithuania is not exception from the broader picture of some kind of anti-Semitism across Europe. But unfortunately, the historical moments, of course, remind us that it's very dangerous for our future, political future. Do you think that the reaction from foreign countries, I mean, first of all, from our partners countries, will be strong? Actually, it was strong, and that reaction will continue in the same fashion? We are at the beginning of the process. It would be interesting to see. Do not forget, there has been quite a low-profile reaction from the Israeli side. I think that were we in different circumstances in Israel and not so much occupied with the war on several fronts that we are managing right now, the reaction would have been much more vocal and much more serious than the one that we had so far. So actually Lithuania is benefiting from the state of emergency that we have in Israel, and I'm a little bit surprised that Jewish organizations have not been vocal enough in order to stop this collaboration with anti-Semitic politicians. Once again, especially as we are talking about Lithuania, a country that whose population gladly participated in the extermination of 92, maybe 95% of its Jewish population. So I have no explanation to the fact that the Jewish organization in Europe and in America as well have been so low-profiled on this issue. To my knowledge, the international Jewish organizations prepared the document which is called Recommendations for the Lithuanian government for the work on against anti-Semitism, but still in the progress. I hope that in a couple of days or in 1 week that document will appear in the press at least, or it will be discussed in the planned international conference on anti-Semitism, which will take place in Vilnius around the middle of January.
So I mean that the situation which we are facing now, I mean in political life of Lithuania, is observed by Jewish international organizations very carefully. If you allow me, I would compare the formation of the Lithuanian government with, for example, the formation of government in Austria, governments that included far-right parties with Nazi past, and also with politicians that had nostalgia of the Nazi time, like Jörg Haider at the time. Israel returned its ambassador from Austria when such a party was included in the government, and Jewish organizations were extremely active in trying to avoid the formation of this government. Somehow, unfortunately, I cannot spare myself the feeling that when it comes to left parties cooperating with anti-Semitic elements, the protest that we are hearing from Jewish organization is much less vocal than when it has to do with right-wing conservative parties that are willing to cooperate with parties that have anti-Semitic problems. And this two measures attitude is extremely worrying, because, as I said before, what we see nowadays in Europe under the cover of anti-Zionism or anti-Israelism is a growing cooperation between left-wing parties, social parties, labor parties, social democratic parties, and anti-Semitic elements of the radical left and of the Muslim communities. I know that you don't have such a big Muslim community in Lithuania, but it seems that you don't need Muslims to have anti-Semitic elements in your government. I see. Thank you very much. That Henrik, our time for discussion is coming to the end. So thank you very much for your intervention generally, and especially for the last remarks what concerns the two measures approach to anti-Semitism in Europe. So let's keep in touch, and I hope we will see in Vilnius you next month. Thank you. Ačiū labai, tai grįžtam į studiją, kaip sakoma, tai leiskite suteikti žodį Simonui Kairiui. Gal taip aš paklausčiau jo, kaip jis galvoja, ar Lietuvos ir Europos kultūros bendruomenė iš tiesų yra jautri antisemitizmui. Na, iš esmės į klausimą galima sakyti be abejo, kad taip. Bet čia turbūt vertėtų apie dar keletą įdomesnių dalykų pakalbėti ir aš manau, kad mes kažkaip čia irgi gvildenam, bandom užčiuopti vieną ar kitą momentą, bet tarkim kultūrinė diplomatija yra tas sritis, kuri, manau, patirs didžiausią žalą iš viso to, kas dabar vyksta, kalbant apie tas, visą tą antisemitinę atmosferą, gal pavadinkim taip. Ir iš esmės aš visada dabar save pagaunu, o kaip elgtis. Viena vertus norisi garsiai rėkti, kad šitas veikėjas Žemaitaitis tikrai daro labai žalingus dalykus, į kuriuos reikia labai atkreipdėmėsi. Iš kitos pusės lyg ir norisi, kad niekas apie tai nežinotų, kad tegu jis toks čia yra su ta problema, kažkaip jau čia susitvarkysim, nes ta žinia, jeigu pasklis taip, kaip galėtų, tai yra begalinė žala. Ir čia yra keletas momentų. Per tos 4 metus, kiek teko man būti kultūros ministru, tai labai aišku, kultūrinis gyvenimas buvo itin aktyvus. Tarptautiniai formatai, tokie, kurie vyko Lietuvoje, buvo tokie, kurių niekada iki šiol nėra buvę. Tarptautiniai formatai, kuriuose Lietuva dalyvavo, irgi tokių iki šiol nelabai yra buvę. Pradžioj pakalbėsiu, tarkim, apie Kauną Europos kultūros sostinę.
viena iš esminių šio įtin sėkmingo projekto priežasčių buvo būtent ta žydų kultūros dalis kaip viena iš pagrindinių atramų visos paraiškos. Vienas iš pagrindinių renginių ir pagrindinių žvaigždžių tai buvo Williamas Kentridžas, kurį, patikėkit, pasikviesti į Kauną, kaip jis vėliau ir visą parodą pavadino, kad jis grįžo ten, kur niekada nebuvo, o Williamo Kentridžo tiesiogiai seneliai kilę iš Lietuvos, visa ta litvakiška linija yra persmelkusi ne tik jo giminės visą kelią, bet ir jo kūrybą, ir iš Pietų Afrikos jį pasikviesti į Kauną buvo itin sudėtinga, nes dažnai net ypač savivaldybėse yra toks politikų įdomus įsivaizdavimas, kad reikia rasti, kas čia kažkada turėjo ryšių su Lietuva, kokį litvaką, jis turbūt turi čia kažkokių daug lėšų ir tada galės įrengti kažkokį muziejų, ką nors rekonstruoti ir panašiai, užmirštant, kad tokių žmonių prisiminimuose Lietuva nėra ta vieta, kur viskas buvo gera, gražu, saulė švietė ir buvo okei. Nebuvo okei. Ir mes kaip visuomenė, ko gero, tik dabar pradėjom normaliai suprasti ir įvertinti holokaustą, suprasti ir įvertinti, kas čia vyko, kaip su tuo gyventi galų gale. Ir tarkim, tas būtent Williamo Kentridžo pavyzdys buvo irgi labai geras, kaip visgi, viskas buvo labai jautru, labai trapu, bet visgi jis atvyko ir dar šiandien galite rasti Čiurlionio muziejuje specialiai dedikuoto kūrinio dalį, kuri iki šiol yra išlikus. Tas pats pavyzdys, tarkim, Lietuvos kultūros sezonas Prancūzijoje. Be to rakto, ką mes suprantam ir kaip vadinam litvakus, to nebūtų įvykę. Litvakai atrakina iš principo visas duris. Tu, nuskridęs į Ameriką, iškart susitiksi su New Yorko Metropolitan operos direktoriu Peteriu Gelbu, pavyzdžiui. Arba, tarkim, kitais metais Lietuva turi teisę dalyvauti New Yorko Performa Bienalėje, kur, Rosalie Goldberg, pagrindinė siela šiuolaikinio meno, viena iš rimčiausių atstovių, ta bienalė iš esmės po Venecijos bienalės yra antras formatas pasaulyje, ji irgi, kai lankėsi Vilniuje, jos interesų zona irgi buvo litvakai ir žydų kultūra. Tai aš jau nebekalbu apie visus tos turtus, kuriuos mes turim tiek Vilniuje, tiek, Kaune, Kauno rajone, kalbant apie muziejų, Samuelį Baką, Šapiro, Šagal ir panašiai, tai tapo iš vis kasdienybė. Ir būtent kultūros pasaulyje čia ta žinia gali būti tikrai rimta ir ta kultūrinė diplomatija tikrai nebus tokia, kokia buvo. Bet aš matau dar pavojingesnių dalykų. Tarkim, man itin nepatiko Žemaitaičio ta kalba, kai jis bandė save teisinti Seimo posėdį ir demonstravo Jono Meko I'm a Palestinian kūrinio performanso ištrauką beveik 3 minutės. Jis visą savo retoriką ir visus savo teiginius labai aiškiai konstruoja iš 2 dalių. Kaip jis ne prieš žydus, jis yra prieš Netanjahu, jis yra už Palestiną. Žiūrėkit, Jonas Mekas už Palestiną, tai ko aš čia skiriuosi? Bet iš esmės suvokiant, tarkim, ne to pačio Jono Meko, kada buvo irgi jubiliejus, man pačiam teko atidaryti Jono Meko parodą būtent New Yorko, pabrėšiu, žydų muziejui, irgi yra įvairių jėgų, kurios ten krapšto, atsimena vieną ar kitą faktą, kaip ten buvo irgi tais laikais, kada Jonas Mekas kažkokią skiltį turėjo ten vienam iš biržų laikraščių, kuris tada tapo antisemitinis ir panašiai, ir tikrai diplomatams reikėjo dėti daugybę pastangų, kad tos dalykus išaiškint, paaiškint. Šiandien mes turim Žemaitaitį, kuris tiesiog sprogdina žymiai rimčiau įvairiausius dalykus, nei mums atrodo iš pirmo žvilgsnio, ir čia yra ne tik ta jau buitinė problema, čia yra kur kas didesnės problemas. Tai ir jeigu pradžioje dar taip atrodė, kad, toks yra Žemaitaitis, kaip pagavo dar nuo Klaipėdos rinkimų tą tokį vaibą ir jis dabar čia eis vien dėl to, kad taip jį girdi, taip jis matosi, bet jis tikrai nesustoja, ir kai tuos atrodytų pavienius atvejus sudedi į vieną ir matai kažkokią jau visai ir sistemą. Ir šitoj vietoje, jeigu socialdemokratai, Paluckas, Seimo pirmininkas, kuris irgi sako, čia teisinės problemas išsispręsti, gal taps ir Seimo vicepirmininkų Žemaitaitis, tai iš tikrųjų tas legitimavimas tokių procesų yra labai pavojingas, tada jau tikrai krypstam į tą Mato paminėtą pavyzdį tarp minios ir elito, kada jau
pagreitis gali būti iš vis nebesuvokiamas. Ir ta problema tikrai tampa rimtesnė, nei kad yra iki šiol, kur yra dar didesnė bėda, kai irgi čia buvo užsiminta, kad liberalų sąjūdis gal jau yra toks arčiau koalicijos negu atrodo, tai mes sąmoningai laikėm duris pravertas ir davėm signalą, jeigu norit išgelbėti Lietuvą nuo šitų visų nesąmonių, kalbamės, sėskim, kalbėkimės, ieškokim kompromisų, kur galima nusileisti, bet nelegitimuokim pono Žemaitaičio visoje vyriausybėje. Bet, matėsi, kad čia daugiau toks irgi buvo kalba dėl kalbos, o dabar man matant ir vertinant, kaip tas Seimas atrodo, kadangi pas mus vis tiek itin didžiulę reikšmę turi švytuoklė rinkimų rezultatams ir nepabijokim to žodžio, kad į Seimą tikrai patenka daug žmonių ne dėl savo kasdienio darbo, o tiesiog švytuoklė suveikia ir jų daug tiesiog atsirado Seime ir dabar bando jame orientuotis, tai aš galvoju, nieks ten nepasikeis ir iš esmės, kaip bebūtų, nors aš tikiuosi, kad prokuratūra, teismai atliks savo darbą ir Žemaitaičio šią kadenciją Seime nebebus, bet iš esmės to žmonės nieks nevienyje, jie tiesiog ir liks kažkur ar perėjo į vieną kitą partiją, bet jau kai esi valdžioje iš jos taip ir nepabėgs. Tai tik jau atsakant visiškai į Raimundo pastabą, mes kažkokiam kitam formatė esam diskutavę. Klausimas yra be galo jautrus. Kultūroje taip pat yra labai populiaru palaikyti Palestiną. Daugybė, ypač jaunų kūrėjų, kur jūs benuvažiuotumėt į bet kokį ten tarptautinį šiuolaikinio meno vyksmą, tas Palestinos klausimas yra labai atliepiamas. Bet jis niekada nėra prieš pastatomas, pačių, tarkim, žydų tautai, tai nėra antisemitinės idėjos ir panašiai, ir visgi, čia reikia tikrai ir labai kritiškai stiprios žiniasklaidos ir tokio nusteikimo daug dalykų tikrai aiškinti, nes jie yra tikrai pavojingesni, negu kad atrodo iš pirmo žvilgsnio, ir tai yra tikrai ne tik apie buitinius dalykus. Ačiū Simonai, iš tikrųjų tas Palestinos klausimas truputį kitoks, arba apskritai dviejų valstybių klausimas, jis gan sudėtingas ir tikrai apie tai reikia išsamiau kalbėti, negu tas daroma Lietuvoje, ir paskui, aišku, labai lengva manipuliuoti šito dalyku. Ir dar turim du diskutantus, laiko tiesa nedaug, bet Lauras. Ir tada, kaip visada, Vytautas moka apibendrinti, tai savo mintis išdėstymas jis apibendrinti diskusiją, ir gal dar liktų keletą minučių vienam kitam klausimui, bet nedaugiau. Tai Laurai, prašau, aišku, aš tikiuosi, kad Lauras daugiau kalbės apie valdančiosios koalicijos politinę komunikaciją, turint omeny ir tą neišvengiamai stovinčius tos klausimus, apie kuriuos mes kalbam. Dėkui. Iš tikrųjų, tas Nemuno aušros partijos tapimas koalicijos narė, įėjimas į valdančiųjų gretas, sujaukė labai daug ką. Ir politiškai žvelgiant mes matome ir toliau matysime, ko gero, tokį, kaip čia pasakius taip labai korektiškai, aš nemėgstu grubių žodžių, bet iš tikrųjų tokį gumos tempimą, jeigu galim sakyti, bandymą išsisukti iš tos arba pateisinti tą situaciją, į kurią patys save įvarė. Iš ties buvo galimybės. Ko gero, tam reikėjo tiesiog šiek tiek nedidelių pastangų tam, kad susivienyti, sakykime, su liberalų sąjūdžiu ir tokiu būdu sukurti tokią koaliciją, kuri bent jau neturėtų gėdos jausmo prieš visuomenę. Šiuo atveju Žemaitaičio buvimas koalicijoje, ne tik Žemaitaičio, atsiprašau, bet ir Nemuno aušros atstovų buvimas koalicijoje iš ties reiškia, kad koalicija prisiema arba vienaip ar kitaip užmerkia akis į tai, kas vyksta arba ką daro ir ką argumentuoja, ką teikia Žemaitaitis visuomenėje, ką teikia ši visa politinė jėga. Ar jie pasirašė ten toj koalicijos sutartį apie antisemitinį teiginį, bet iš tikrųjų pasirašę, politiškai tarsi pasižadėjo, bet realiai, jau čia buvo sakyta, mes turim vertinti ne tai, ką kalba,
o tai, kas realiai vyksta ir ką jie daro, kokie sprendimai vykdomi, kokie bendradarbiavimo arba buvimo kartu rezultatai matomi. Ir čia mes matome, kad iš tikrųjų tiek socialdemokratai, tiek demokratai už Lietuvą iš esmės vienaip ar kitaip save bando pateisinti, kad šiuo atveju ta koalicija nėra kažkokia tai ydinga. Kad visa tai, kas vyksta, su laiku vykdant konkrečias ekonominės, socialinės funkcijas, priimant įstatymus, savotiškai išsilygins ir mes matysime. Tai yra bandoma uždengti tą politinį, moralinį niuansą, kurį suteikė šiai koalicijai Žemaitis. Bandoma jį uždengti praktiniais veiksmais, sprendimais ekonomikoje, sakykime, arba vienokių ar kitokių politinių įstatymų priėmime. Tai yra, ta Seimo veiklos rutina turėtų uždengti šitą politinį, moralinį niuansėlį. Bet žvelgiant giliau, mes galim pasakyti labai aiškiai, tai nebus uždengta. Tai pastoviai išlys, nes ir Žemaitaitis, ir jo valdoma politinė partija iš tikrųjų ir toliau demonstruoja tam tikrą poziciją, kuri, pastoviai judina šios koalicijos pamatus. Ir mes tą matysime labai ilgai. Labai būtų džiugu, jeigu iš tikrųjų teismai griežtai įvertintų Žemaitaitį ir tokiu būdu mes nematytumėm jo Seime. Tai leistų savotiškai šią politinę frakciją, šią Žemaitaičio politinę partiją, galbūt neutralizuoti ir tokiu būdu galbūt jinai netgi ir suirtų, suskiltų, būtų nustumta į pakraštį. Kita vertus, daugelis jau dabar mes matėme, kad keli balsavimai buvo tokie, kur Nemuno aušros politinė partija tapo nustumta į nuošalę. Didžioji dalis Seimo balsavo darniai, čia ir socialdemokratai, ir konservatoriai, ir liberalai balsavo vienbalsiai, kada kalba ėjo būtent apie Žemaitaičio klausimą, tai džiugina. Tai džiugina, nes iš esmės suvokimas yra. Bet grįžtant prie tokio bendro, didesnio konteksto, mes turime suvokti, kad tai, kas vyksta dabar Seime, tai, ką daro ši politinė jėga, tai nėra kažkoks tai, sakykime, vien tik tai atsitiktinis dalykas, vien tik tai Lietuvoje, arba vien tik tai dabar netyčia įvykęs, arba rinkimiškai labai naudingas veiksmas, kurį atliko Žemaitaitis. Taip, jisai tą pagavo bangą ir, aišku, atliko savo veiksmą ir laimėjo daug balsų, už jį balsavo nemenkas kiekis balsuotojų, bet pažvelgus šiek tiek plačiau, mes matome, kad per visą Rytų Europą iš esmės vyksta panašus veiksmai. Čia ir Rumunija, ir visas kitas valstybės mes galime atrasti, kad kažkur tai užgimsta irgi tokio paties raugo politinės jėgos. Ką aš to noriu pasakyti? Man atrodo, kad mes turime matyti ne tik tai tą, sakykime, savo vietinę, viduje esančią problemą, kaip vietinę problemą, bet matyti šią problemą kaip, sakykime, tam tikrą tendenciją, kurią kažkas užsuko, kažkas užvedė. Ar tai, sakykime, Maskvos režimo viena iš, sakykime, užmačių šitaip sukelti chaosą Europoje, o jų vienintelis vienas iš pagrindinių tikslų yra chaoso kūrimas. Ir tą chaosą jie bando kurti visais aspektais, visais būdais, kaip tik įmanoma. Galimas daiktas. Aš nesakau, kad taip yra, bet tai yra labai tikėtina. Kitas dalykas, iš tikrųjų, toksai antisemitizmo transliavimas savotiškai sumenkina politinės kultūros galimybę pakelti visą valstybę aukščiau tų tokių pernelyg silpnų, nevertų dėmesio dalykų, kurie iš tikrųjų ardo mūsų darną šalies viduje. Mane nudžiugino, arba tiksliau, mano galva, gana įdomų sprendimą pamačiau labai nesenai, čia kaip tik prieš kelias dienas, Australijoje, kada ten buvo inicijuota
antisemitinių veiksmų vertinimo policija. Kažkas tai taip, aš galbūt netiksliai įvardinau ją. Ir galbūt čia irgi reikėtų, sakykime, inicijuoti iš Seimo pusės, ar nežinau, gal iš vyriausybės pusės, jeigu įmanoma vyriausybė, vienaip ar kitaip paskatinti tam veiksmui, sukurti kažkokią tai struktūrą, kuri bandytų pamatyti štai tokius veiksmus ir žodžiu, ir ne tik žodžiu veiksmus, kurios gali vykdyti atskiri asmenys, politinės jėgos, vienokios ar kitokios organizacijos, galbūt ekonominės organizacijos. Ir tokiu būdu atrasti kažkokią teisinį instrumentą, kuris leistų greičiau sustabdyti tos veiksmus, kad jie neišplistų per visą Lietuvą. Šiai dienai Žemaitaičio politinė jėga ir politinė partija, kurią jisai organizavo, iš ties yra pavojinga ne tik tai tuo, kad jinai dalyvauja Seimo veikloje kaip valdantieji, bet ir tuo, kad ji to pačiu savimi demonstruoja visuomeniai, kad ir taip galima būti. O kada šitai demonstruojama, visuomenė iš tikrųjų nuleidžia tą moralinę vertinimo kartelę. Nes ir taip gali būti ir nieko baisaus, matote. Ekonominius klausimus sprendžia vis tiek, valstybė nežlunga ir mes iš to galima, nekreipkime į tai dėmesį. Bet iš ties tai yra labai ydinga ir mano galva strategiškai gali sukelti labai daug negatyvių pasiekmių. Tiek ekonomikoje, tiek kultūroje, tiek ir mūsų valstybės gyvenime. Ačiū Laurai už pasiūlymus, man atrodo, atvirai pasakius, jau tų mechanizmų yra kaip ir per akis, įvertinant tokį reiškinį, apie kurį mes kalbam. Vytautas, programos vienis, jeigu gali savo mintis ir rezumę. Bet čia ateina metas man kaip tokiais atvejais pasakyti, kaip kartais, kai būnu video employee, dėja mūsų laikas baigėsi. Ar kaip? Kiek aš turiu kažkiek laiko? 5 minutės turim. 5 minutės, okei. Ne, tai aš šiaip esu ir ypač COVID laikotarpiu, kai buvo daug laisvo laiko, ir parašęs, ir prišnekėjęs nemažai tekstų, kur tos bendrosios, čia nekartai įvardytos problemos nagrinėtos. Pirmiausia, gal daugiau lietuviškosios istorinės tapatybės ir nacionalinės savimonės santykio su holokaustu ir atsakomybės už holokaustą problemomis kontekste. Tai šiokį tokį, ir čia dabar pasilenkiu ir paimu tą akmenėlį, mes tai mūsų daržą, kurį metė pons Maldeikis. Šiokį tokią kontribuciją mes darom į tą diskusiją, kad ta diskusija vyktų apie fundamentalius pamatinius dalykus. Bet taip, tenka prisimti atsakomybę ir mums visiems, ne tik mums, ir žiniasklaidai, ir istorikams, kad ta diskusija jį vyksta, bet jinai yra nepakankama, per maža, nepakankamai dinamiška, nepakankamai įtraukianti ir integrali ir, svarbiausia, jinai nesikonvertuoja į realius pastebimus kokybinius pokyčius politikoje, mentalitete, pirmiausia, mentalitete. Dabar prie temos grįžtant, čia pereisiu dabar gal daugiau į tokią, kaip čia pasakyti, žurnalistinę retoriką, ne? Kur gyvena Žemaitaitis? Tai aišku, kur jisai gyvena. Ten, kur yra tai, dėl ko jis gyvena. Babkės. Taip? Tai čiagi aišku, jo, taip sakant, egzistencinis visas alfa ir omega, modus vivendi ir modus operandi. Visi tokie kaip jis, visi tokie žemaitaičiai, jie dėl to ir yra politikoje, taip? Kad prieitų prie babkių. Vartoju šitą žodį visiškai sąmoningai, nes jis čia yra adekvačiausias. Taip? Kaip jie prie jų prieina? Prieina taip, kad jie naudojasi, taikosi į tą visuomenės dalį, kuri yra ir tebėra, ir bus, ir kuri dėja, ir vėlgi mums čia visiems reikia prisimti kolektyvinę atsakomybę, jinai reikšmingai nemažėja, o turinio, mentaliteto požiūrių, sakyčiau, dar labiau infantilėja, primityvėja ir radikalizuojasi ir agresyvėja. Ta visuomenės dalį, kuri yra tradiciškai iš inercijos vadinama tuo protesto elektoratu, nesisteminiais rinkėjais, radikaliais ir panašiai ir panašiai. Tai jie ir pasitelkia įvairius labai negudrius, vis tuos pačius nujodytus, ir čia šia prasme nieko kažko ypatingai kokybiškai naujo, yra naratyvus, kovos prieš sistemą, elitą, tarptautinė gėjų, žydų, žydai čia prieisim prie žydų, gėjų, kosmopolitų,
liberastų tolerastinę global mafiją. Vat taip va, maždaug. Tai ir jis tai žodžiu daro. Visas instrumentarijus ir glosarijus jo yra, nėra kažkas kokybiškai naujo ir labai išskirtinio. Antisemitinis va čia momentas yra beprecedentinis, nes jis iš esmės legitimavo antisemitinį diskursą mūsų politikoje ir tokiu lygiu, kokiu. Kada tai vyko per prezidento rinkimus. Žodžiu, tai visiškai aišku, čia jau ne vienas kalbėtojas pastebėjo, kad nors jisai dangstėsi, ir kolega iš Izraelio tą pastebėjo, jisai dangstėsi tuo tarsi vakarietiškų kairiau linkstančių kairiuojų naratyvų, kuris kritikuoja dabartinę Izraelio vyriausybę ir Netanjahu konkrečiai vyriausybę, Izraelio, taip sakant, dešinės politiką, Palestinos atžvilgių, bet ten, kad vakarietiškoji radikalioji, ypač kairė, irgi jau turi segmentą antisemitizmo, tai irgi yra faktas. Kad net tas anti-izraelitiškumas, antisionizmas yra tapęs jau antisemitizmu, tai irgi yra matyti, bet Žemaitaitis ne į tai taiko. Jisai po šitą priedangą, jisai taiko į mūsų, kaip čia pasakyti, senąjį gerąjį antisemitizmą lietuviškai, kuris yra dviejų tipų. Ir pagal vidinę eidetiką, pagal etosą, taip sakant, ir pagal genezę. Pirmas yra senasis tradicinis nacionalistinis lietuviškasis antisemitizmas, einantis nuo tarpukario respublikos ir aiškiausiai matomas holokausto metu ir jo nešėjais tapo po to per visą sovietinę okupaciją, totalitarinę okupaciją, kai kurie netgi mūsų pačios žiningiausios ir aiškiausios disidentijos atstovai ir paveldėjo dabartinės politinės dešinės atstovai. Tai yra vienas tas toks, kaip čia pasakyti, labiau toks, nežinau, lietuviškasis tradicinis antisemitizmas. Kitas ir pagrindinis, ir tai yra tas antisemitizmas, į kurį taiko, tiksliau tos visuomenės dalies antisemitizmas, į kurį taiko Žemaitaitis šiuo atveju konkrečiai, yra akivaizdžiai turintis šaknis sovietmetyje. Per sovietmetį išugdytas, per sovietmetį tarpęs antisemitizmas, nes koks buvo sovietinio totalitarizmo tikslas pagrindinis? Juk ne sukurti tobulą sovietinę komunistinę visuomenę, taip? O visuomenę kuo labiau barbarizuoti, atomizuoti, suskaidyti, palikti ją, paversti ją kalėjimu, taip? Kalėjimo visuomenė, kalėjimo bendruomenė. O rasizmas, antisemitizmas, homofobija yra esminiai, kaip čia pasakyti, vertybiniai, ideologiniai orientyrai, bet kokios primityvios, archaiškos, barbariškos visuomenės. Ir jisai va tokia būtinė, tokia latentinė forma yra pasklidęs toje visuomenės dalyje, kuri yra palinkusi tą vadinamą mūsų centro vadinamą kairę, ir labiausiai ten paplitęs. Ir jisai į tą antisemitizmą labiausiai ir taiko. Ir tai visiškai persidengia su rusiškais naratyvais. Logiškai, su rusiškos propagandos naratyvais. Nesgi mes matome rusišką propagandą visur, kuri lygiai taip pat į tą vatinį antisemitizmą, sovietinės kilmės vatinį antisemitizmą, irgi nutaikytą prieš Izraelio valstybę apskritai ir prieš žydus, kadangi jie yra skelbiami amerikonų ir vakarietiškojo pasaulio apskritai, reiškia, agentais. Ir tuos net tropus vartoja Žemaitaitis. Kalbė amerikosais, jisai sieja visiškai tos amerikonus, reiškia, žydus, Izraelį, akivaizdžiai taikydamas vat į šitą. Ir čia dabar aš prieinu prie tokio klausimo, kuris atrodo toks kaip ir paprastas, bet man jisai nėra iki galo atsakytas. Kodėl Žemaitaitis paėmė antisemitizmo temą? Dėl to, jūs iškart atsakot, ir čia atsakėt ne kartą, kad iškart jiem buvo patogi įmesti tą patį tradicinį baskę, prie ko aš lenkiu. Nes šiaip reikia klausyti ne tik, ką jisai šneka apie Izraelį ir apie žydus, bet ką jisai šneka apskritai apie visus pagrindinius mūsų užsienio politikos dalykus. Strateginius partnerius, pirmiausia Ameriką,
Ukraina, parama Ukrainai, sankcijų politika, šneka dažniausiai taip, tarsi tie tekstai būtų ne jo parašyti ir tai šnekėtų kitas žmogus, nes yra visiškai, yra demagoginių ir propagandinių požiūrių, ten yra super sudėti tekstai ir jo puikiai susakomi, kaip tam tikras wannabe šitų dalykų specialistas, aš jums galiu paliudyti. Tai reikia matyti visą jo tą kontekstą. Ir pavyzdžiui, jo išstojimas, jo ir žemaitaitininkų visos publikos išstojimas prieš rezoliuciją Seimo paramos Sakartvelui. Man čia yra visiškai integrali visos jo šitos sąmoningos politikos dalis ir šita politika tik tęsis. Ir mes matysime nuolatinį šitos publikos ir jo paties torpedavimą Lietuvos pagrindinių užsienio politikos dalykų, torpedavimą tada, kai jisai galės tai daryti ir tomis priemonėmis, kiek jisai pasieks. Kol kas parlamentinių lygių, nes į vyriausybę tarsi jisai yra neįleistas. Bet tai jokio skirtumo. Jis yra valdžioje, jis yra valdančiai koalicijai, jis yra valdančios koalicijos dalis ir ta valdančiai koalicija už jį savo atsakomybę, ne tik valdančiai koalicija, kaip vykusiai pasakė viena buvusi premjerė, pasakė, žiūrėkit, ketvirtasis koalicijos partneris yra prezidentas. Prisėmė prezidentas ir prisėmė valstybė, oficialusis Vilnius, jie dabar turi šitą moralinę, nėra, čia tas, aš kiek suprantu vis tiek, daugiau metaforiškai mes kalbam, antisemitinė koalicija, taip, nebaudžiamojo kodekso požiūrių, ne faktinio kaltinimo požiūrių, bet, sakykime taip, jie visi dabar turi šitą atsakomybę ir turi šitą problemą. Su akivaizdžiai sąmoningai prieš valstybės pagrindinius užsienio politikos prioritetus ir kryptis veikiančią publiką ir veikiančio elementų, kuris labai sąmoningai siekia kuo labiau pakirsti valstybės tarptautinio prestižo pamatus. Ir jie jį legitimuodami, jie įstumė, čia jų yra pagrindinė atsakomybė, įstumė valstybę į visiškai bereikalingos ir realios rizikos zoną, tuo geopolitiniu momentu, kai jai iš tos rizikos mažiausiai reikia. Kai valstybė turi neturėti jokių problemų, kuo garsiau rėkdama į veidus ir į ausis ir kuo nusekliau visiems didiesiems vakarų partneriams apie tai, ką reikia daryti, kaip reikia toliau elgtis šitoje situacijoje, kurią mes turime ir turėsime su Ukraina ir apskritai visoje geopolitiniai dėlioniai, kuri dėliosis, jau dabar dėliojasi žiemą ir pavasarį šito laikotarpio. Čia yra sąmoningas visiškai veikimas, kad šitą valstybei kuo labiau apsunkintum. Visiškai finale, grįžtant prie tų pačių bendriausių, tokių fundamentaliausių mentalinių dalykų. Akivaizdu, kad viena iš pagrindinių problemų, kodėl mes neturime, kad ir tos tokios kaip ir rudimentinės, fragmentinės, bet vykstančios diskusijos, supratimo apie holokaustą, apie atsakomybę už holokaustą, apie antisemitizmo pavojus, kas tai yra antisemitizmas. Beje, dar visiškai trumpai. Truputėlį ramiau su tuo reiškia, kad čia kalbėjimas apie, taip sakant, ir čia buvusiam konstitucinio teismo pirmininkui, kad kalbėjimas apie tai, kad ir komunizmo, kad ir reiškia komunizmo nusikaltimai, komunistiniai nusikaltimai žmogiškumui yra genocidas, tai tu suprask, čia jau tu čia kažkaip į antisemitų nueini, taip sakant, stovyklą. Priminsiu, kad Lietuvos valstybės oficiali strateginė linija tarptautinė yra ta, kad ir komunistiniai nusikaltimai, komunistinės represijos būtų tarptautiniu požiūriu pripažinti genocidu. Aš tam nepritariu, esu parašęs tokių kaip ir tekstų, kodėl tai neturėtų būti, bet tokia yra oficialiai Lietuvos valstybės politika. Bet čia Žemaitaitis, aišku, jisai tam dar užmeta, čia jisai tuo manipuliuoja, bet aš grinai tiesiog dėl fakto, dėl turinio tokio, reiškia, kaip čia pasakyti, korektiškumo. Tai va, bet grįžtant, viena iš pagrindinių problemų yra mūsų politinio elito ir dėja to politinio elito, kuris yra į tą vadinamąją centro kairę, jie kaip ir supranta problemą, ne, ir supranta rizikas, supranta kaip ir, bet kartu nesupranta, žinot, kaip vaikai maži, kaip jaunas tėvas galiu paliudyti, daro kokį nors nusikaltimą, jie supranta, kad daro tą nusikaltimą, bet jie kažkaip sumenkina galimus padarinius ir taip kažkaip taip numoja ranką, ne. Tai pavyzdžiui, visiškai išvakarėse prieš sudarant, reiškia, tą koaliciją, man yra tekę su, kaip čia pasakyti, dabartiniais kai kuriais
aukščiausiais valstybės pareigūnais kalbėtis, reiškia, ir jiegi puikiai žinojo visą reakciją, visą tarptautinių partnerių požiūrį. Jisai jam buvo nekartą išsakytas ir per ambasadas, ir ne tik per ambasadas, ir per žydų organizacijas. Viena iš kurių Amerikos žydų komitetas, pavyzdžiui, kuris labai audringai reagavo, o čia matyti susirinkusiai publikai nereikia aiškinti, kokio tai yra rimtumo organizacija Amerikos žydų komitetas, American Jewish Committee. Tai va. Jie kaip ir suprato, kad greičiausiai bus blogai, ne? Bet jie ir sakė, tai, kentėsim, bus taip, bet kentėsim, ir kažkaip prakentėsim ir visa kita. Ir tu matai, tą infantilizmą. Su visa pagarba kaimui, ne? Ir aš vartoju čia tą tokią perkeltinę prasme, tas toks, provincialumas visiškas toks. Toks infantilizmas, toks, jo, kaip ir suprantam, kad tokia problema, bet ir tu galvoji, kaip tu nesupranti, ir ypač tam tarptautinį kontekstą, kur aš minėjau tos geopolitinius dalykus ir Lietuvos valstybės pozicijas. Ir situacija tik blogės. Šita publika bus tik agresyvesnė ir tik agresyviau torpeduos. O kaip yra su galimybėmis tai atremti ir tai valdyti ir lyderystės reikalais mūsų valdančioje koalicijoje ir prezidentūroje, čia irgi matyti jau kita tema, bet kad tai irgi yra blogai, nereikia aiškinti. Tai va šiandien nelinksma gaida, atsiprašau už tokį, reiškia, emocingą gal pernelyg. Ačiū, Vytautai. Ilgai tylėjau, tai patys kalti. Ačiū, Vytautai, už analizę. Aš gal tik tai ją papildyčiau, kaip tu nagrinėjai tą genezę antisemitizmo Lietuvoje, tai ne nuo tarpukario valstybės pradžios, bet aš galvočiau nuo Kudirkos, kokio tai tikrai minimum, jeigu kalbam apie etnosinę. Tvarkoj, bet visa kita tai iš tikrųjų gražiai sudėlioti ir yra apie ką pagalvoti, ir ypač be viso kitų dalykų, kaip aš manau, kad tą naivumą, kuris teisingai yra pabrėžtas, tą naivumą gali išblaivinti tik, vaikiškumą gali išblaivinti, galbūt, jeigu gali vaikiškumą išblaivinti, tik susidūrimas su realybė, kaip tave tarptautinėse kabinetuose priims, maloniai išklausys ir uždarys duris. Tuo viskas ir pasibaigs. Gerai, bet žiūrėkit, tikrai labai mes jau ilgai sėdėm, visi rodo, nes jau kėgliai prasideda, tai yra bowlingas liberalams kai kuriems. Mandagumo dėlei gal vieną klausimą galėtume priimti. Prašau. Mikrofoną. Tikrai labai ačiū organizatoriam už tokią puikią diskusiją ir čia pasakyta daug teisingų dalykų ir iš tikrųjų apie dramatišką pavojų ir faktiškai istorinės pasiekmes, su kuriomis potencialiai susidurime ir neįmanoma nesutikti su daugeliu teiginių. Na ir su Vytauto paskutiniu teiginiu, kad gerai, kad ta diskusija vyksta, bet jos turi būti daugiau ir galingiau. Bet mano klausimas yra toksai, jeigu čia netyčia sėdėtų Frederikas Jansonas, tai jisai atsistotų ir pasakytų, tai jūs padarėte Žemaitaitį stipresniu, nes, taip sakant, iš jo padavimo vystoma ta teorija, kad Žemaitaitį sukūrė visi tie, kurie organizavo jam apkaltą, kurie garsiai kalbėjo apie pavojų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ką galima atsakyti į šitą logiką. Kuo garsiau mes kalbam, tuo blogiau. Geras klausimas, aš tik tai Vytau prašiau prieš diskusiją, kaip mes kalbėjom. Tokia tema buvo. Žiniasklaida ir Žemaitaitis, kas ką reklamuoja? Tai čia vėlgi toks, dėja, gana įprastas ir gana tradicinis priekaištas žiniasklaidai, kad, reiškia, kuo tu labiau ten kažkokius, reiškia, ten tos, nežinau, populistus, radikalus, ten kažką kali, ar ką tu pili vandenį ant jų malūno. Ir taip ir ne. Trumpuoju laikotarpiu greičiausiai taip ir yra. Jau grinai dabar iš pragmatinės pusės žiūrėsim. Greičiausiai taip ir yra. Žemaitaitis su socdemais jau susilyginė, ne, pagal žemaitaitininkai, vadinkim juos tikruoju vardu, žemaitaitininkai, taip. Žemaitaitininkų grupuotė, reiškia, yra su socdemais, žodžiu, susilyginusi.
Ir panašiai gal ir bus, jeigu pačioje, pavyzdžiui, reitingų viršūnėje jisai kaip istorinė asmenybė, vienintelis berods partijos lyderis, kurį jo paties partijos frakcija Seime vieningai išmetė iš frakcijos gretų. Tai jo, jisai turi tuos sugebėjimus būti disrupting chief, taip, tai jisai visiškai iki to dar būdant partijai reitingų viršūnėje gali išsprogdinti savo vištidę, ypač jeigu neprieis normaliai prie babkių chebra. Tai turės jisai rimtų problemų, o į tas rimtas problemas reaguosi prastai, dar didesnių chaosų. Bet ilgalaikėje perspektyvoje jie po to vis tiek pralošia taip pačiai žiniasklaidai juos kalant. Ir taip sakant, rodant, kas jie yra. Bet šiaip čia yra toks, aš žiūriu šitą reikalą iš tokios, kaip čia pasakyti, nežinau, moralinės pusės. Kaip tu negali nekalbėti, jeigu tu matai, kad vyksta skandalas, kad yra, atsiprašau, vartoju šį terminą nebaudžiamojo kodekso ir faktinio kaltinimo prasme, kad yra banditas, taip, tai tu matai, kad kaip rašo kartu su Bulgakovu keli klausimą, tai kur žiūri milicija, ta prasme, iš tiesų, o kur žiūri milicija? Ta prasme, aš tikrai nesu iš tų giliaminčių, reiškia, analitikų, kurie už kiekvieno kampo mato juodą ir plaukuotą Rusijos ranką by default, bet šituo atveju, kaip čia vėl suformuluot, kažkas yra, akivaizdžiai. Tai apie tai ir kalbė, ir tiesiog, kad tavo sąžinė būtų rami. Tokia yra pareiga, come on. Trumpai du dalykai. Pirmas yra, politika yra atsakomybė. Nes tu turi, kaip politikas, tu prisimė yra labai didelė atsakomybė. Ir nereaguoti, tikintis, kad problema dings savaime, tiesiog neveikia. Tu turi, ką daro Žemaitaitis. Žemaitaitis prieš NATO summitą išeina su šitais eilėraštukais, su kalbomis, kad žydai sušaudė lietuvius. Jisai tai daro specialiai prieš NATO summitą. Jisai tai daro specialiai žinodamas, kad žiniasklaidos dėmesys yra čionais. Čionais važiuoja viso pasaulio žiniasklaida, čionais važiuoja viso pasaulio lyderiai. Jisai nori reakcijos vakarų spaudoje. Tai yra daug gilesnis dalykas ir tai labai reiškia suprasti. Ir tokioje vietoje tiesiog nereaguoti būtų nusikaltimas. Mes tu iš esmės esi šioje atveju, mes irgi įkaitai. Tavo nereagavimas, jisai pastato tave į vieną gretą su juo. Nes parodo, kad Lietuvoje politikai su tuo susitaiko, jiem tai yra priimtina ir jie žaidžia politinius žaidimus. Ir paskutinis sakinys, nereagavimas tiesiog nebeveikia. Nereagavęs nebeveikia, yra žiniasklaidų per daug skirtingų dėl socialinių tinklų, dėl YouTube'o, mes turime per daug socialinių spaudos atsiradusios, kuri alternatyvioji, jinai gyvena savo gyvenimą ir nereagavimas tik tai augina juos, nes jiems suteikia tam tikrą legitimumo laipsnį tuo, kad, žiūrėkit, nieks nereaguoja, turbūt jie susitaiko, turbūt jie bijo. Kai tu eini ir sakai, žiūrėkit, tas žmogus meluoja, jie jau biški tose laidose turi gintis. Ir tai yra kažkokia pradžia diskusijai. Tai galimybė biški stabdyti. Nes jeigu tiesiog nereaguosi, mes esam šitoj situacijai dėl to, kad mes daug metų nereagavom. Mes daug metų nereagavom, vaidydami, kad mes nematom tam tikrų alternatyvių kanalų, tam tikri žmonės yra užrybyje ir mes juos ignoruodami, tiesiog situacija išsispręs savaime. Jinai nebeišsispręs, mes tiesiog gyvenam kitai laikotarpiu, socialinių tinklų laikotarpiu, kurioje tu negali kontroliuoti viešos šitos opinijos. Ir tai yra visai kitokia logikas politikos atsakomybei. Aš tai gal labiau, jeigu taip kalbėtų apie reagavimo būdą, aš galvočiau, aš kaip tik sakyčiau, kad žiniasklaida reaguoja per švelniai, per nelik kartais eina jam iš paskos ir nežino, kaip su juo dylinti. Su juo reikia dylinti paprastai, kalti atgal. Tiem patiem jo rinkėjams rodant, kad bachūras yra netikras. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, kas blogiausia šitoj situacijai, yra tai, kad čia aš priimčiau šitą priekaištą. Ir šiandien taip iš šito dar per Lietuvos radiją mes kalbėjom, po publiką kalbėjom apie vyriausybės programos patvirtinimą, vyriausybės darbus ir panašiai. Ir mes beveik ištisai šnekėjom apie Žemaitaitį ir jo ministrus. Palikdami, jeigu taip žiūrėt analitiškai platesnėme kontekste, pagrindinė problema socialdemokratus, kurie ir bus pagrindinis valdančiosios koalicijos visų problemų, nestabilumų ir netvarumo šaltinis.
be lyderystės, su savo apgavystėmis, savo visiškų netvarumų pasimetimu, kadrinių stygium skandalingų, nepasirengimų valdžiai ir panašiai. Tai Žemaitaičio šitas reikalas juos pridengia, bet tik tai kol kas. Jo, tai dėkui labai, iš tikrųjų. Vytai, mes bowlingė pakalbėsim, sorry. Iš tikrųjų noriu padėkoti tiek diskusijoje dalyvavom, tiek išlaikusiems mūsų dėmesį. Aš galiu tik pasakyti, kad ta stebėsena bus ir toliau, nepaisant to, kad mūsų kolega iš Izraelio aiškino, kodėl stebėsi, nes galbūt įvykiai, nepaisant tų įvykių, stebėsena vyksta, kalimas vyksta, jis tik tai stiprės. Ta proga vėlgi priminsiu, kad greičiausiai sausio viduryje antroji pusėje bus tarptautinė konferencija šio klausimu rengiama čia Vilniuje. Kaip elgsis Lietuvos visuomenė, tai daug atveju priklausys ir nuo mūsų, ne tik nuo pilietinių vadinamų iniciatyvų, bet ir nuo politinių jėgų. Manau, kad šitas neliks abejingi ir nepaisant to, kaip čia pasakyti, demokratijos silpnumo, gal geriau nekomentuoti ir taip nusodinti. Vis dėlto moraliniai ir liberaliosios demokratijos principai reikalauja elgtis kitaip. Tai dar sykį ačiū visiems ir iki kitų susitikimų ir atleiskit, kad